Realiai šitam podcast'e, seniai, mes daugiausiai apie save atvėrėm kortas, kiek tik įmanoma. Ir ačiū Dievui, kad dar nežiūri tiek daug ir kad žurnalistai nerašo visų šitų dalykų apie mus. Bet įsivaizduok kaip straipsnį tai atrodo. Nu gal gėdingiausias, šiaip čia sakyčiau, dabar galėčiau vardinti dalykas. Aišku, jo nieks nežinojo, bet dabar sužinos. Prisišikau naktiniam klube į triusikus. Pasileidžiu biški žemintais laipteliais, jau lyg ir laikau. Nu ką, korva laikai. Tu paleidi tiesiog, tu paleidi laisvą, iš to bėgių laisvu. Pilna subinė kurva šūdų. Pilnutėlė nahu iki gumos kurva pritriesta nahu. Dabar yra du dalykai. Labai svarbus du dalykai. Tu turi mažai laiko, kol užsiuos, senė. Ir sako, mes turiu samagoną. Mes su Tomeliu, ble. Ragaus? Žinai, kur tipo, du ale negirdi, ble, vienintelį. Štai ragausi? Samanės jau čia net nebuvo dar lietės lūpom. Ne, gyvenime čia. Kurva, aš pavonę, nahui, des. Aš kurio pavonę. Nu. Labas vakarėlis, labą dienelę, kaip kada žiūrit, nesvarbu. Arčiau mikrofoną. Ai, nu tai labas vakarėlis, labą dienelę, sveiki visi. Mane visą laiką moko. Nemoki elgtis tais mikrofonais, ne YouTuberis, tu visiškai absoliučiai esi. Jo, pas man kaip tik sakydavo, biškai reikia atstumą laikyti, žinai, nu čia jau kai performinė ant scenos, kad reikia atstumą biškutį laikyti. Kai dainuoji. Neuždengti. Vokalas savo toks stiprus labai dėl to ir tau reikia. Jo, vat ypatingai, mano tai buvo, koks stiprus, manęs nesigirdi per konsas. Visų pirma. Gal spėt. Tikriausiai specialiai. Jo, tai sveiki atvykę į dar vieną jau 4. numerį podcastą, kuris vadinasi Jaučiu nusišnekam, su jumis sveikinasi Deividas. Ir Deividas. Tai aš dabar kairysis esu Deividas, jisai yra dešinysis Deividas, mes taip jau pasiskirstame. O kurios pažiūros šiaip geresnės, kairiosios ar dešinės? Irgi dabar taip ant vietos aš tau... Aš tau dabar taip ant vietos neatsakysiu, žinok. Jokinga, kad mus kairiuoju ir dešiniuoju. Šiaip gali Deividas A ir Deividas B vadinti. Tarp kitko, kad paprašiau būtų. Nu. Nereikės ten, žinai, po to kažkokių tam. Jo, paskui kairieji, dešinieji. Kairieji, po to jau... O tas, kur gražesnis Deividas. Jo, kur lygesnė oda. Jo, nu tai čia, žinai, nereikia, žinai, ieškoti pas ką lygesnė oda. Kam reikia? Nepykdykit mūsų tarpusavį. Nes mes jau irgi, aš irgi paskaitau, sako, o pas Deividą lygi oda. Bet pagalvoju, biškai apie save, po to pasižiūriu, kaip ten atrodo, tikrai, blėt, ne apie mane sako, pasižiūriu apie tai. Tai čia juokinga būna, kai parašo Deivi, ten tipo tas ir tada parašai, o kuriam čia Deivi buvo skirta? Jo, blėt, tam, kur ten. Žinai, tai mes dabar žiūrėsime. Tai B ir D. Kaip tau čia vaitėlė šitą? Pala, reikia pasakyti, atsiprašau, noriu sukėdinti žmonės. Iškart. Vienas dalyk, žiūrėkit, dabar ne, čia ne Spotify tie, kas klausos, jums čia nieko tokio, bet žiūrėkit. Mes esam YouTube, ne? YouTube pažiūri podcastą, pirmą pažiūrėjo 8-5 tūkstančių, ten kitą jau PM kažkiek, žodžiu PM štuk, bet subscriberių tik 17 tūkstančių. Tai aš žinok, tarsi ne, aš nieko neskau, bet ar jūs norit, kad DA supyktų? Nu, širdžiai. Ar jūs norit, kur žmogų užsiutint? O dabar aš sėdžiu tyliu, ne? Jūs nežinot, koks pažiūros, ramus, viskas tvarkoj. Da, porą dienų nesubscribino, tai nu iki namų. Tarp kitko, šiandien vietoj mano broliai yra mano švogeris. Švogeris? Tai prisiminkit praėjusios savaitės istorijas apie švogeris. Ar jūs norit, kad Deivis užmigdytų švogerį? Jo, tai dabar iš esmės, nes žiūrės, išgersim, gal kažką įliūdlinsim, žinai. Nesišypsok, juokis atsisėdęs. Jis tik dabar sužinojo, kad jam pavojus grėsia. Žinai, tipo, galvoja, bičas, kur ant baltų šoka. Aš jam rašiau, tipo, senė, tu reikia pafilmuoti. Gerai, drąsiai. Bet jis nežiūrėjo praėjusios savaitės podcast'o, nesupranta, kas jo laukia. Bet nespėk, viskas tvarkoja. Sužinos, laiko einant. Jo, tai užmeskit subscribe hebrytę, kam nesunku. Meldžiam. Paspauskit like. Ne, nu taip nereikia jau čia. Čia žinai, kaip dabar tu kaip tik tokia Petras, kur arba... Nu tai gerai, o tai sunkus laikai reikalauja sunkių sprendimų. Davidai B. Reikalauja sunkių sprendimų. Aš manau, kad mes turim vis tiek... Mes meldžiam jūs. Uždėkit subscribe. Tam, kad mes uždirbtum didesnį pinigėlį. Ne, jau dabar... Tu dabar jau šneki, kaip žinai, kur būna, man labai jokinga būna YouTuberiai, kai žiūri, kur jį pažiūri 200 žmonių ir, pavyzdžiui, man būna jokinga labai ten, kokią pana ten naudoja kokį, nu, sakykime, naudoja Sun 365. Jeigu ką šiaip nesponsort, nu mažutė, nu ble, 200 peržiūrė, kas tai sponsor? Jo, šiaip, kaip tau kilo iš vis tokia idėja? Taip, jei ką nesponsor, tau net nieks nerašo. Jo, tai ir nesponsorins, ble, pradėkime nuo to, tai va, kad nebūtų taip. Ne tai, kad mes čia labai jau ten, žinai, prašom, bet prašom tiesiog.
Niekiek, kur nepaleidžiu. Neinu jo nu ir palik. Viskas. Ir Prašom, aš jiems tokią nuotaiką atėjau ir viskas man nesvarbu. Greičiausiai jau pastebėjot, kad mes su kolega Deividu čia mėgomės vienintelę putojančią arbatą su šviežiais egzotiniais vaisiais iš San 365. Iš San 365. Turi gal ką pasakyti, kolega, tu? Taip, tai yra vienintelis būdas atsigaivinti ir mėgautis nepaprastų skonių. Ar reikia mums taip? Jo, taip. Būtent taip ir padarom šitą. Žinok, daryk. Gerai, tu labai darai. Puikiausia, ne? Daryk, daryk. Paskaitė, daryk. Tobulas būdas mėgautis ypatingomis akimirkomis, neprarandant savigarbos. Neprarandant geros savijautos. Neprarandant geros savijautos ir produktyvumo. Pala, Dėjų ragavai visas, nes yra... Neragavau, šiaip žiūrėk, aš ragavau vieną, tu man patį pirmą podcastą davai vieną, o daugiau tu sakai, aš tau daviau šitą. Mes kol nepadarysim 4 podcastų, tol tu neduos. Tai aš norėčiau atsidaryti palauk. Taip, tu ragavai pasiflorų skonį, kurį dabar turi. Granatų skanu ir yra granatų yra ir dar imbierinis su citrina. Ne, noriu granatų, man labai patinka. Mano numeris 1 yra pasiflorai. Apsipyliau, hei. Vinda ir rankomis tiesiog jinai yra pagaminta. 7% mažiau cukraus negu įprastose limonaduose, tai man kas irgi patinka, tai kad nėra to cukraus pridėtinio tokio daug. Aš pamažinęs dabar cukraus, tai man šiaip bet ką, aš labai jaučiu. Jo, tarme, čia jinai nėra be cukraus, tiesiog yra mažiau pridėta to cukraus. Bet žiauriai jaučiasi kitose gėrimuose, žinai, kur jau seniau, kai gerdavo, tai atrodo net, žinai, viskas ir gaivina, bet net negaivina, kai yra daug labai cukraus, tai tu net neatsigri, tu tiesiog vinioji. Man šitą patinka šalta, tai nes ir gaivi. Dabar mačiau, kad jinai jau yra visose didžiuosiuose prekybos centruose, realiai kur benuosi, ten galėsi visai įsigyti. Pasakok iš tikrųjų apie vieną apdovanojimus, nes aš žiūrėjau, tai mes matėm, tu dainavai, palaikėm, šiaip pirmiausiai pagirimai, aš tau rašiau, bet ir Žemaitukam rašiau, kad buvo ahujenas pasirodymas. Šiaip tikrai man realiai jūsų buvo, man 2, kurie labiausiai patiko, tai jūsų, bet ne dėl to, kad draugeliai, o tiesiog, kad buvo skirtingai. Tarpsme, žinai, sakykim, tokie atrodo 2 nesuderinami pakankamai dalykai, tai repas ir estrada, nežinau kaip vadinti tiksliai jų tą žanrą, bet sakykim, ne? Jo. Tai va tas, bet žiauriai gerai ir vaibas geras buvo ir man patiko Doncis su Jaručiu kažkodėl. Nežinau, man patiko jų irgi pasirodymas. Pala, Doncis su Jaručiu? Jo. Čia buvo Montvydas Jarutis. Negirdėjau. Montvydas grojo klepų žodžiu, Jarutis žinau, tai jų geras man irgi buvo. Nes man irgi jie tokie 2 žmonės, kurių šiaip bendrai ant scenos kartu dainuojant, nepamatys. Net nepagalvotum, ne? Kažkaip, kad galėtų kažkaip. Bet matai, aš man atrodo, buvau tuo metu persirengime, jeigu neklystu, arba... Jie patys pirmi pasirodė. Tai aš nežinau, kur tu man atrodo jau... Tik ne čierkavo rankoje. Nebuvo, žinau, kažkas buvo. Pirštais, tais, kur atbėgina, apibėgi. Blėt, jau mum! Tekilas jau druskina. Bėga, blėt, pirštai. Ne, žinok, aš man atrodo, buvo kažkas su kilimu, ten mes kažkodėl pirmi nuvarėm į kilimą. Tą mėlyną į kilimą. Ir ten šiaip mus iš karto pačiupo gal 7 interviu daryti, taip nebūdavo visą laiką. Galima pakalbinti ir vis tiesiog norėjo pakalbinti, tiesiog kažkokia tema, žinai, tipo, visi dėl to paties tikriausiai, žinai, visi, ar vat faina jum čia, ar faina jum čia, tipo, nes čia pirmas kartas, taip toliau, tai žinai, tai iš tos visus klausimus sakinėjom, žinai. Tai mes, man atrodo, buvom ant kilimo tuo metu. Gali būti. Tai dėl to negirdėjom, bet aš tikriausiai atsisuksiu ir pasižiūrėsiu, nes jeigu fainai, tai padai. Aš, žinok, turiu, čia labai dabar gerai gaunasi dalykas, tu buvai vidinis žvalgas pas mus, aš buvau televizoriaus išorinis žvalgas ir aš sėdėjau, žiūrėjau apdovanojimus ir surašiau, turiu punktus 9, kuo man buvo zaibystė apdovanojimai arba tipo ko trūko, tai manau, kad visai bus faina. Galėsim padiskutuoti, nes tu pasakysi iš vidaus, kaip atrodė, o aš pasakysiu, kaip atrodė iš išorės. Jo, nes iš esmės aš labai šiaip mėgstu tokius dalykus žiūrėti per teliką. Jo. Man užnisa... Aš šiaip geriausias, būna tokie dalykai geriausiai žiūrėti per teliką. Viską tiesiog sėdi patogiai savo žiūri. O dar plus, kai tau reikia dalyvauti, tai tu pastovi esi, žinai, man irgi dar sunku bus galbūt pakomentuoti. Nes tu būsi nematęs kažko, ne? Nes galbūt kažko nematęs būsi, žinai, nes aš ten, žinai, varai persirenk, laukiu ten, žinai, kol ką. Tekila per pirštus pati nebėgs irgi. Nebėgs per pirštus pati, bet tai žinai, mes maždaug tiesiog padiskutuosim, pašnekėsim ir tu pasakysi, ar tau irgi panašus buvo viduj vaibas ar ne. Gerai. Pirmas punktas. Pas mane yra užrašyta taip. Gyva grupė, back vokalai ir chorai. Čia iš karto duoda maksimalią kokybę renginiui. Aš taip esu pasirašęs, nes žiūrint per teliką,
kai iššoka chorai, kai back vokalai pritarė ir kai tu žinai, kad groja gyvas bendas, nėra leidžiama tiesiog per kalašus fanuškę. Grammy type shit, ne? Grammy type shit, jo. Yeah. Tai gyvai, aš manau, irgi bomba turėjo būti šitas reikalas. Nu, žinok, kai būni tokiuose filmavimuose, kur eina garsas į teliką, tai ten dažniausiai vietoje Tiesiog netiduoda žmonėm. Netiduoda žmonėm. Viskas yra daroma dėl teliko ir tu negauni daug garso, nors, pavyzdžiui, aparatas yra žiauriai geras, žinai, tu negauni daug garso dėl to, kad tai sutrukdytų kokybei ir ten, žinai, permušnėtų ir telikas gautų prastesnį garsą. Tai žodžiu, yra dirbama, bet čia buvo visiškai solid, ta prasme padaryta gerai. Ir mes netgi ten sėdėdami, mes gavom moščių, mes gavom daug, žinai. Ir tas gyvas band, ten profai surinkti, ten elitas irgi surinktas, žinai, tipo, žiauriai gerai groja, tiek, žinai, tiek bekai, žinai, tikrai gerai. Jo, sakau, tiesiog, nes tu matai visą peką, žinai, pritarė atlikėjams, tas pats bandas, viskas, tai man, tiesiog mes, tarkim, lyginant ten su mama, ne, tai, blem, tai kaip nėra naktis, iš tos, žinai, muzikinės. Apie mamą ir Amieną galėsim dar šiaip pašnekėti, bendrai tą palyginimą padaryti ir kas kur kaip ką, bet bendrai M1 apdovanojimai tai nustebino. Žinai, tipo, kur tik atvarai ir legit. Ta prasme, viskas taip gerai, taip atrodo brangiai, vis pirma ten tas mėlynas skirimas, nežinau, tas spalva mėlyna, taip atrodo brangiai. Šiaip zaibys mėlynas spalva ir tokie tinka, žinai, tokiam dalykam. Bet šiaip, tipo, aš irgi parašiau, įmėčiau story iš karto, mano akimis realiai per pirmas 5 minutės, taip ir parašiau, M1 supiso mamą, tiesiog per pirmas 5 minutės sienos vartus. Nes ir toliau viskas ir vystėsi, žinai, tą pusę, kad, all good, dabar tikrai viskas zaibys, žinai. Viskas tvarkoj, aišku, žiūrėsim, žinai, kaip bus on the long run, nes būna ir šiaip ir dideli žaidėjai tiesiog atsipalaiduoja, nes žino, kad, vis tiek bus viskas good. Žinai, čia gal ir su mama taip atsitiko ir kad, tipo, mes vienintelį apdovanojame. Visada viskas jau zaibys, žinai. Kaip bus, tai bus zaibys. Tai gal čia, žinai, žoskai geras pyris mama apdovanojimam, žinai, kad biškai taip, mes jau nebesam monopolija. Šiaip bus dabar įdomus, nesakyk, ką nori bus įdomu pamatyti, kaip sausiai, tipo, nestrės, nes čia buvo pareiškimas baisiai stiprus įpistas. Tikrai stiprus buvo. Faktas, yra savų minusų ir savi minusai yra tie, kad M1 apdovanojimai jie nėra labai platus. Tarsime, daryk, ką nori, jie yra tiesiog blemba. Jų plius minus klausytojam, kaip jeigu aš šitą punktą buvau irgi beje pasirašęs, kad tipo apie, kad nominacijų turėtų būti įvairesnių šiek tiek ir plačiau. Ir tu nori pasakyti apie tą, kad tipo skirta jiem. Taip, skirta jiem. Ir žinai, aš pasakysiu, jeigu tai būtų nominacijos visos, tipo, platesniai kategorijai, žinai, tipo, metų atlikėja, ten metų grupė, metų pop grupė, metų tas, bet jeigu tai atsirastų M1 apdovanojimuose. Tipo tokios dar šaknelės. Taip, viskas, tipo, kur tipo, visi Lietuvos kūrėjai būtų patenkinti tuo, ne? Taip. Viskas daugiau. Atrodo, žinai, kaip atrodo, tai, ką jie dabar padarė, ir tai būtų kaip padaryta dabar, tipo, kaip vienas padarė dabar, tiesiog būtų papildomai, vis žinai, daug kaip man atrodo, daugiau nieko nebereikia. Bet tai manau, žinai, čia realiai, pirmi metai, nes man irgi, žinai, ta pati nominacija, kur ten, aš kaip žiūriu, aš, pavyzdžiui, asmeniškai pats žiūriu Grammy apdovanojimus visą laiką, kai juos rodo, nes jie yra tikrai, tobuli apdovanojimai ir tu pamatai, kaip turėtų atrodyti kokybiški muzikos apdovanojimai. Ir aš kai pamačiau, man toksai pirmas įspūdis, blemba, tipo Grammy apdovanojimų vibas, nes atidarimas man buvo huienas, žmonės tiesiog sėdėjosi, klausėsi dviejų pianistų, kurie groja dainas, visur tamsu, tylu, viskas zaibys. Visas lietuviškas dainas. Nėra, žinai, nėra atidarime to debiliško išstojimo, kur atvaro vedėjai ir jau po antro sakinio jau pyzdavoja kažkokį bareikį ten, pavyzdžiui, žinai. Man šitas jau vėl iš karto duoda, kad nėra debiliškų kažkokių tokių, aš nežinau, kas rašo būtent mamai ten, žinai, tos skriptus, bet nebe tie laikai, ten nebereik tokių dalykų. Tai man iš karto tokie visi, žinai, susideda ir aš taip žiūriu ir man tas Grammy vaizdas piešės, bet man, kaip tu sakai, tos nominacijos trūkumas ir tada man dar, pavyzdžiui, buvo ta lempinė nominacija, kur metų meldžiu Dievę atsiklopęs ant kelėnų, neklausau. Ta pati mes irgi šnekėjom, čia, kad, tipo, aš irgi jau po to, aš kažkaip nekreipiau dėmesio, bet aš irgi jau supratau. Jeigu tu nori būti rimtas renginys, kaip, tarkim, eiti Grammy lygį, tai nėra tokių nominacijų. Aš suprantu, tipo, Bayerio referencą suprantu ir šiaip tokį apdovanojimą gauti kaip ir nėra žaidimas, nes realiai tave ant tiek grojo, numeris 1 ant tiek buvai, kad tu, žinai, kaip atskokia Kunigunda buvo ar dar kažko, tipo, kur vemia visi nuo tas, bet vis tiek klauso, žinai. Taip, kur vis surdės. Čia kaip ir nėra žaidimas.
Bet ta pati, žinai, formuluotė tos nominacijos. Prašau, nebegrokit ir tada tu užlipi atsimti. Jo, ir tada pasakoja apie Dievą, ble, žinai, tave ką tik čia, prašau, nebegrokit, tai slopis ant kelienų, meldžiu, nebeleiskit. Ir apie Dievą jisai pasakoja, ačiū labai, tipo, žinai, kaip čia va, Dievulis man padeda ir va, viską pasiekiau. Ir tada toksai tu, ble, žinai, prasikeičia, tiesiog, bet čia netlikėjo kaltė. Jisai vis tiek turėjo, čia jo kalba, jo, viskas yra zaibys. Bet suprantate, va, ta nominacija, va, man šitoje vietoje biškai, va, sušlubavo su šito reikalu. Bet aš manau, kad jie, žinai, kaip darė, jie tiesiog, jie kūrė, galvoja, kaip čia padaryti savo apdovanojimus, aplink mūsų radiją kažkaip, kad tai būtų, žinai, promo ir mūsų radijai, turėti savo apdovanojimus, čia, žinai, jau vieno iškinkų nebeiškinkysi, žinai, nežinau, taip sakosi, Jau, žodžiu, vienas nešvogeris, jau išvykdysi lengvai. Jau viskas, jau žodžiu, jie padarė savo statementą ir labai labai stiprų statementą. Faktas, kad aš manau, kad jeigu jie pradėtų daryti masinius apdovanojimus, tai prasme, kad visą muziką apimtų ir su tokiu požiūriu, ką jie padarė dabar, tai čia labai sunku būtų juos pasivyti, netgi po pirmo karto. Man tai irgi jo šitie dalykai, man dar labai kas patiko, aišku, tai žinant šiaip, gilesnius užkulisius, bet šiaip man vien tas dalykas, kad žmonės rinko, kas laimėjo. Ir man labai šiaip patiko, Rolando buvo labai skanus įkandimas irgi vienas, aš dar net pasirašiau. Aš keletą girdėjau tų įkandimų. Pasirašė, žinai kaip jisai buvo pasakęs tuoj. Rolas sakė, kai renka ne organizatorių draugeliai. Va tokį, žinai. O turim tai? Jo, tokį užmetė ir tipo, gerai, paprastiems žmonėms, kas žiūri, tai žinai, čia nieko gal neimponuos, bet kai tu šiaip, žinai, užkulisis iš tikrųjų, čia mes nelysim, ne ta vieta dabar čia, kad taip diskutuoti, bet kai tu žinai, tai va tokie tie įkandimai ir kai renka žmonės tie, kurie turi išrinkti, tai huienai. Ja, mūsų irgi užklausė. Žinok, mūsų irgi užklausė per intervą tą jaunimo tarnybą ir sako, nu vat kaip jūs reaguojate tai? Kaip jūs reaguojate tai, kad renka žmonės? Ir sako, nebėra jokių vokelių. Tai vis pirma, šiaip aš nesupratau iš viso apie kokius ten vokelių šneka, bet kitas apie kažką jau ko irgi nežinau. Pinigus, tipo kažkas. Bet žodžiu, esmė, kad, sakau, irgi atsiranda labai cool, nice, nes reiškia liaudės balsas, tai yra liaudės balsas, bet kitas dalykas, žinai, tarkim, aš, sakykime, dabar aš esu influenceris. Bet tuo pačiu aš esu ir, tarkim, aš muziką darau, ne? Tada yra, pavyzdžiui, Vilkickytė kokia, nežinau, jinai daro muziką, bet jinai nėra influencerė, tarkim. Taip. Tai aš ten, tarkim, turiu 400 000, 300 000 followerių, ne? O Vilkickytė turi 20 000. Nu ir tada, žinai, taip, aš pasakau savo, žinai, va toks abiškis. Bet seni, žinai ką, čia jos pačios kaltė. Nu taip, jeigu tu nesugebi būti įdomi, tarsime, kaip, ne taip gal pasakau. Mes dabar tiesiog pradėsim stumti Vilkickytę. Ne. Tu, žinai ką, tai tu prisirinktų followerių. Ne apie ją kalbė. Gerai, apie tiesiog įsivaizduojamą tariamą jo, kuris turi followerių ir kuris be dainavimo, tarkim, dar daro kažką, arba kaip tik su dainavimu yra irgi surinkęs daug, žinai, o kitas ne. Tai reiškia, tai tam žmogui, žinai, tas žmogus, aš manau, tas, kur mažiau turi, jis net neturi teisės pykti ant tavęs, jeigu tu turi daugiau, nes tai reiškia, kad tu tiesiog įdėjai daugiau darbo į kažkurią kitą vietą. Kitas dalykas, aš dar pats savo netgi oponuosiu tikriausiai, nes aš dabar surinkęs, irgi esu tipo nemažai, tipo kaip ir tu, žinai, bet ir mes dar su taim kaip tik šnekėjom, kad jeigu aš duodu žmonėm informaciją, kurie jam yra nereikalinga, neįdomi ir ne dėl to mane seka, jam pohui tiesiog. Pohui, vapšiai. Taip, pohui, aš pasidalinu kažką, žinai, apie savo, ten nežinau, tos rilciukus savo, ne? Daužo bombę. Ir pasidalinu, kad gruodžio 19 dieną pas mane koncas Alytui. 3 žmonės paspaudė. Iš 100, žinai, pasižiūrė iki 50 000 žmonių, gerai, ten 100 žmonių paspaudė. Taip, bet still. Pizdėts, ta prasme. Čia tu gali pušyti, o čia ir yra, pažiūrėjau, man labai būna, aš kartais pasigaudau save, žinai, kai įmeti kokį nors reklaminį reels arba pausą, tu suvoki realiai, kad jeigu tai nėra geras skečas, šiaip juokinga tikrai, arba kažkas, žinai, viral, tai nenais, bet tada aš kartais pažiūrėti pas kolegas, tarkim, pas kokį Rolandą Maskečį, nubėg pažiūrėti, kaip jam seka, žinai, ten jisai turi, taip, žinau, gal ten beveik 400 štukų, man atrodo, ten 300 kažkiek štukų. Tai tau jau yra ta gildija, žinai, kur jau virš 300 ten. Bet žinai, kas yra, esmė tame, tu nueini pas jį pažiūrėti, jis yra įdėjęs pausą reklaminį, seniai, 200 PM laikų prieš savaitę. Tai čia tik tai dar kartą įrodymas, kad tu gali turėti Bybė žino, kokią nori masę, bet nebūtinai, kad jinai ateis, nes jie tiesiog, būtent ta auditorija nėra įdomus tas dalykas, žinai. Tai čia irgi su ta, jo, kaip tu sakai, ten, žinai, aš turiu daug sekėjų, bet nereiškia, kad tie sekėjai, tarkim, dabar bus kitais metais jūs nominuos, kur nors M1, žinai, nebūtinai, kad jūs laimėsit, nes nereiškia, kad čia, žinai, per ten ateis. Nereiškia, kad jie čia už mus ir balsuos, jeigu mane seka, pavyzdžiui, dėl kitų dalykų. Tai čia viskas svarbu. Mes su Karoliu, žinai, šnekėjom. Svarbu, kad taškus normaliai suskaičiuotų Grand Orto Baltic.
Granto... Aš visą laiką šitą, seniai. Grand Thornton Baltic. Grand Thornton Baltic. Orton? Thornton. Tortal. Grand Tortal Baltic. Grand Thornton. Torton? Jo, Grand... Ne, Ortol? Ne. Grand Thornton Baltic. Grand Thornton. Nu, žodžiu, suprantat apie ką mes. Šaltas didelis ryte. Grand Thornton Baltic. Grand Thornton Baltic. Grand Tortal Baltic ir... Seniai, kur kažkoks abortas, ką tik čia gal. Žodžiu, kad Grand Tortol, kurva ne tortas, Torton. Gerai, Grand Toras Torton. ir tona. Torton. Pasakyk. Pasakyk. Grand Taip. Torton Taip. Baltic. O dabar greitai. Grand Torton Baltic. Žodžiu, aš neištarsiu, tu pasakyk šitą. Man varo, aš varau rytoj dantis įtraukti, vapšė pas mane nieko nebus. Taip, aš iš vis, aš dabar nepašneku, tai aš nežinau, tu ieško, va, švogeris eis. Švogeris tai sės nukėlė. Švogeris galėsi? Tai žodžiu, Grand Thornton, tai ką suskaičiuotų? Kad suskaičiuotų balsus, žinai, tipo, kad, nes pavyzdžiui, juosgi užpirkt galima labai lengvai. Grand Thornton? Ne Grand Thornton, o šitas, o kad užpirkt galima balsus. Bet tai pala, o čia ne internetu. Ne juos pačius užpirkt, kad galima. O čia ne internetu buvo balsuojama. Internetu balsuojama. Ir... Ai, bet tu gali nupirkti botą, kad priklikintų. Tai botai, žinai, va, aš galvoju, kaip su tuo, žinai. Tai va. Tai Grand Thornton turės jau žiūrėti. Taip. Nu, pasakyk dar kartą. Grand Thornton, Grand Thornton, viskas. Čia ir baigiam apie M1. Ne, bet šiaip jo, jeigu iš tikrųjų, kas žiūrėt ir matėt, ir aš galiu pasakyti asmeniškai, kad aš labai džiaugiuosi, kad atsirado belė koks stiprus konkurentas mamos apdovanojimam, nes aš šiaip mamos ir nelabai žiūrėdavau, man iš tikrųjų pasakys taip, mama man yra, blėt, nu, joba nuo kaimo apdovanojimų. Aš taip pasakysiu, aš neturiu, man ten, kur aš gyvenime nebūsiu dainininkas, tai tu nesakyk gal nieko, bet aš ten niekada nepasirodysiu. Ir poch man yra, aš pasakysiu taip. Jie ką čia mano nuomonė, čia ne mūsų abiejų nuomonė, pasakau, kad man mama buvo šiaip žiauriai nusistekenus, tokia numelšta, nupista kaimo ožka, žinai, kur tu užkritęs kailis, vienas ragas nulūžęs. Ir dabar, kai atėjo M1, aš prieš ateinant tiem apdovanojimam, aš su Hebroju, kai kalbėjau ir mandelį, kitiems sakau, blėt, labai tikiuosi, sakau, kad supės juos per pirmą tą šou ir supės. Ir aš žiauriai džiaugiuosi. Na. Ir kas žiūri iš Elitazot ir LNK Hebro, šiaip netyčia gal klauso, tai šaunuolė esat. Šiaip tik tai piderastai esat, nes manęs nepakvietėt, tai už tai mybių graškit, bet šiaip tai... Ne, gerai, aš nemėgstu renginį eiti. Nemėgsti? Ne. Nepatinka man. Nu, tipo, į tokius konsus dar jo, bet šiaip ne. Konsai, cool. Man renginį. Aš Elitazą tarp kitko irgi noriu pagirti, nu, jie viską, prie ko prisiliečia, yra... Nu, aukštumoje Lietuvoje. Jo, Gediminas tikrai su Hebra šaunuolė gerai dirba. Tai linkėjimus perdam, o į renginius nemėgstai dėl ko? Ne, nu šiaip, tipo, aš nemėgstu lankytis renginius. Aš, pavyzdžiui, nesuvokiu prasmės, aš kalbu, žinai, apie kokius renginius. Man koncertai patinka, man ten, žinai, buvom Fingos koncert penktadienį nuvarė visi ir taip toliau, tai čia, bet aš čia neskaitau kaip renginio, aš skaitau čia kaip, nu tai ne kažką žiūrėti, kažką daryti, žinai. Aš kalbu apie tokius renginius, kur, tipo... Kremukų tu neįtum į tuos kremukų renginius. Į tokius visokius, kur ten, žinai, žiūrėk, čia mes pristatom naujus kėdus pristatom. Nu, tai jūs pristatykit tos kėdus, žinai, ir zaibys. Jo, man tie kėdai, nu, tarpsme, aš nesuprantu prasmės ten eiti ir small talkinti tarpusavį, kur tu... Blet, nu neįdomu savo, iš tikrųjų, nei vienas tas nukis, kur ten yra seniai. Nu ką prašau pasakyk, kad ir tu nekantis small talking. Ta prasme, aš senis small talkas. Nu, kaip tu... Jo, tai reikės susitikti. Jo, reikės. Niekada. Bet reikės susitikti, bet ne tai, kad reikės susitikti, šiaip, žinai, man tas yra pas durniausias momentas, kur tu tiesiog, vapardį susitiko, aš vanesniai buvau susitikęs žmogų, kur aš jį pažįstu, viskas, nu, žinai, tipo, viskas cool. Bet nėra taip, kad pažįstu. Jo, žinai, tipo, kur mes jau, wow, ir tiesiog aš kopūstų skyriui. Mes, tipo, Grand Thornton ir praeidinėjom, žinai, kažkaip. Praeidinėjau ir jisai taip, nu, tas Karolis, tipo, šiaip tam port didžėjus, nu, maldės, bičiukas. Bet, tipo, mes nesam, kad taip labai jau pažįstame. Ir man toks, jau galvau, praeisim. Bet aš nemačiau, bet jis taip kažkaip atsisuko ir aš pamačiau, kad žmogus kažkoks atsisuko, aš nemačiau, kas ten. Ir sako, o, Deivi, ir aš taip atsisuku. Ir Karolis, ir taip, o, labas, kažką, žinai, pitaka, žinai, ir taip jau kur
Jau kaip ir reikėjo, jo. Seniai, žinok, buvo tas momentas, kur, tipo, ir ką tai kaip dabar? tu? Ir, blėt, žinai, tipo, kur, kaip tu, blėt, ir toliau, ir taip, Ir viskas, stovi jau va. vienas kitur. Čia yra ta sekundė, per kurią tu nežinai, blėt, ką mes aptarsim. Tipo, ką mes dabar kopūstų skyriui dviese, žiedami viens į kitą aptarsim. Kur, tipo, viskas žiauri cool, bet, blėt, žinai, kur po... Atrodo, kur nėra, kad mes ten sugėrė. O kaip būna šiaip, apsipirkiniai? Nu jo, apsipirkiniai. Dabar, čia taip O ramiai. tu irgi neapsipirkiniai čia. Su merga Jo, dabar. apsipirkinėji. Su merga dabar eini. Ir tai grinai tu pisi akivaizdžiausius dalykus. Čia su panato, ne? Žinai, kur buvo, man atrodo, jeigu aš, blėt, neklystu, dabar, jeigu neklystu, Karolį, jeigu žiūrėsi, pataisyk, buvo tas, tai čia kažkur dabar aplink gyveni. Tipo, blėt, nu va tokia tema buvo. Jo. Kur tiesiog, kad... Kažką, tipo, tu čia name kažkur, blėt, nežinau, kodėl aš visą apie namą pradėjau, sakau, ne, aš, blėt, nebeturiu namo, tipo, sakau, viskas, aš jau, nu, žinai. Ata, nu, žodžiu, kažkaip ten gausi, nu, tai... Ir po to... Baisiausias dalykas. Dar vieną greitą. Ir mes toliau... Toliau sustinkat. Bet jau buvo tas toks, žinai, kur jau praeinam ir... Jo, šitas geras būna, nes jau tu išnekėjai viską. Bet jau tu, kiek galėjai... Jau tas krepšelis mažos kalbos, kiek buvo jau skuro susidūrimas išdraskytas visas pizdon. Tai va lygiai taip pat pas mane buvo ir su Rimontu Kaukienu, bet kažkaip renginį taip jis irgi. Tai va aš dėl to, aš pavyzdžiui, aš nežinau, ar tu darai, aš tai tiesiog tikrai specialiai vengiu, nu, tipo, pavyzdžiui, būna. Taip. Jeigu aš matau, net mieste, pavyzdžiui, eini, matai, kad kaktomušas sustiksis kažkuo, seniai kitą pusę gatvės nahu pisu, iš karto vaidinu, kad telefonu kalbu, snukį nuleidžiu, maksimum, jeigu aš praeidamas pamatau, kad kažkas yra iš ten su kažkuo reikės motokinti. Jokio apišoniuką, arba tada toksai slankioju viena eilė ir taip. Esu tikrai taip, kur aš žiūriu, ateina, neteina, nes, aš nenoriu, nes visada bus, o kaip tu laikais, gerai, o kaip tu, gerai, senai jau kažkaip reiktų gal kada stikti, jo, reikėtų stikti. Ir ypač jeigu dar nežinai nieko apie tą žmogų, bent jau sakytum, kaip močiutė ar dar gyva, žinai, jeigu ten kažkas... Tu neturi tiesiog klausti, ką to žmogaus, žinai. Aš atrodo, čia yra mandagumo reikalas, tiesiog pabūti tam pokalbį kažkiek laiko, kad nepasakyti, labas, neturi ko tas klausti. Yra dar vienas šiaip, aš šitą irgi dar metodą naudoju, kur tipo, tu matai, kad jau neišvengiamas yra susidūrimas, jau bus sueitis, tai tu tiesiog... Esi iškartis nukiti. Ir pašnekėjom, blėt, ir viskas, prašom. Pašnekėjai, norėjai, blėt, šnekėjai. Pasišnekėk, dabar su savim, mintysiu. Reanimacijai. Pagulėk pagalvoti. Tai žodžiu, ką aš darau, tai tipo ateinu, pisu pitaką, greit, tu iškart įsibėgėjai, žinai, kur. Jo, aš toksai, aš jau ateinu ant pagreičio, tipo, zdarova, kaip sakės, gerai, kaip tu, jo, taigi, ir aš, tipo, aš nesustoju, aš neleidžiu, žinai, kad viskas visos tiesiog, jisai gal kaip ir norėtų, bet aš jau persisukęs jau. Tipo, kad aš blemba jau man čia jo, kažkas aš greitai. jau čia, blėt, žinai, jau bėgu to kopūstų, nes išpirk, žinai, ir jau aš jau perskęs ir... Tu iš karto, tipo, tu tik akių kontaktą pagauni ir supranti, kad, aš dabar jau skubu, tipo, aš dabar jau esu skubėjimo režime. Ir tai turėkit omeny, čia geras šiaip. Jo, šitas geras, nes paskui jau tau, jeigu tu vėl susitinki tai pačiai pardėjant antrų žemui, jau tau užtenka tavo to. Jo, nes darau. Ir viskas. Ir tu jau būni, supranti, nes tu kaip ir pavazarinai ir tu nusirašai. Bet aš irgi nemėgstu smultokinti ir man visi tie renginiai irgi man, šiaip ten, man atrodo, ten to eini, tarsi, ten pabūstam renginį, tu turi grįžęs perskaityti enciklopediją, nes to IQ kurva, kaip kulnis nahui pasidarai. Supranti, ten bukizmas yra. Nu, bet čia, tu esi buvęs tokios, nes aš nesu. Vienam. Augustą dabar varisti kažkokią, tai pirmą kartą. Tai Palmos varo, nes irgi varo, bet jinai ten varo, blėt, į Douglas ar kažką. Nes priemonėlės. Jo, bet ten jos, bet tikrai šiaip gauna ten pizavo, nes prasinaša, realiai seniai ten krepšelį prasinaša už 500 eurų duonų, ten pizda, ten, žinai, nu jom tai aktualu, jos naudoja tas kosmetikas, ten aš pilnai suprantu. Lygiai taip pat, kai mes po kamerą pasineš. Jo. Vaktu, šiandien kažkas ne taip. Man yra šiandien kažkas, žinai, aš... Kažką tas išmušė Grand Thornton. Aš bijau, blėt, žinok, ne, aš bijau dėl rytdienos, man, blėt, raus dantis, tai tu įsivaizduok, tai aš tiesiog bijau, man dabar ir tas. Vėl, blėt, apie ligas. Aš atsiprašau, viskas, aš daugiau ne. Galėsi pasakoti apie tai? Ne, pasakos. Pasakysi, kitą podcast. Beje, šiaip svarbi labai informacija, iš tikrųjų, kad dabar taip čia užšokom, tai kitą savaitę podcasto nebus. Nėra, basta, išsiskiriam, išserdom, viskas. Dėja. Ne, iš tikrųjų tai... Skita baisiai per 4 serijas, tiesiog nebegali. Supranta, čia kaip su pana, biški reikia pailsėti, reikia pertrauko, žinai. Ne, iš tikrųjų, Deivid, tu varai plaukį į stovyklą, ne? Aš varau į kūrybinę stovyklą, rašysim kūrinius, o tu išskrendi į Portugaliją.
Apšėnai, Portugalija. Koks skirtumas, kur įskrini? Tėvo Portugalija ir Suomija, kurva, koks skirtumas. Žmogus varos lydinėt. Ne, nėrs nieko. Tai jo, varom į Suomiją mes ir tipo, tai prasikeičia, kad nespėsim nufilmuoti, o jeigu spėtume... Žiauriai norim. Jo, bet jeigu spėtume nufilmuoti, tada būčiau palikęs ant dėjų montuoti, bet ne. Nu, karačiai. Kitas dalykas, aš be dantų irgi, ko nepašnekės. Jo, be dantų dar nesiem ten tvarkys tą burną, tai tiesiog kitą savaitę nebus podcast'o, tai ką, neišsigaskit, o paskui... Tiesiog rašykit mums, rašykit į PM-us, ypač Davidui B, rašykit į PM-ą tiesiog, bet ką norit klausti. Klauskit, jis viską atsakys, pabendraus ir FaceTiminkit, skambinkit žmogui, viskas tvarkoja. Ne. Tarne kas tai padaro, atvažiuoju į namus ir kur... Tikiu, kad tu atvažiuotum. Bus žmogžudysčių daug. Tikiu, kad atvažiuotum. Jo, tai žodžiu, ką mes čia kurva dabar užmušytų mane? Ai, dėl to, kad nebuvom, kad nebus podcast'o, tai va. Tai tiek ir norėjau pasakyti iš tikrųjų. Jo, gaila nebus podcast'o, bet sekantis bus, jau viskas tvarkoja. Tai aš ką noriu pasakyti, kad sekantis bus, ačiū, kad priminė kolega, kad bus sekantis, bus per kūčias, tik tai kūčias paleisim iš ryto, bet darysim kalėdinį special, kol kas neskleidžiam nieko, jeigu viskas gerai, turėtų būti labai juokinga. Aš net nenoriu pagalvoti apie tai, kaip būtų labai fan. Tai jo, 24 dieną podcastas tikrai bus. Įsijunkit, jo, laukit, pasižymėkit dabar kalendoriuose, bus smagu. Bus baisiai baisu, bus labai smagu. Baisiai smagu. Aš ką pagalvoju, iš tikrųjų, šiaip faina, žmonės beje po praėjusio podcast'o mums rašė, sako, labai vėl buvo faina iš tų jūsų miestų senų, tai iš mano iš Jurbarko, tavo čia iš Vilniaus tos istorijos visos ir mes buvom irgi dar žadėję, kad pratęsim apie tuos marozinimus ir muštynės. Man kiek draugų prirašė, man kiek pritaisė, žinok, manęs David. Tai faktų pripisai. Tai visų pirma noriu pasakyti, kad ten buvo su pagaliu, tai buvo ne mozė. Mozė savaip yra, bet tam buvo ne Mozė, tam buvo Albinas, žodžiu. Norėjau sakyti pavardę, bet nesakysiu pavardės, nes žinomas režisierius dabar. O, blėt. Tai va, tai Albinai linkėjimai. Tai gerai, tai žodžiu gavai klaidų pataisymą, ne? Jo, gavau klaidų pataisymą, ir pripylė dar, atsimenėm senus gerus laikus, žodžiu, apie tai, kai mes sprogdinom Lazdynus, tai ten kriminalas irgi didžiausias. Tai davai, tai gal tada tu ir pradėk, nes... Aš galiu papasakot. Žodžiu. Sprogdino, sprogdinom Lazdynus. Taip, bet kaip tarėsi, tai taip ir yra. Mes sprogdinom Lazdynus. Įsivaizduok, mes buvom špokai tiesiog, visi špokai. Kiek čia metų bus? Kiek yra špokas? 14-15 metų gal, tarp 14 ir 17 metų. Aš irgi dabar, gal mano atmintis šlubuoja, bet kažkas tokio, žinai, paaugliai špokai. Dabar tokie jau, nežinau, jau turi vaikus. Bet esmė, kad įsivaizduok, vienas iš mūsų ir lyg ir... Blemba, davai aš vardais nesakau, nes čia aš nežinau, žinau, kaip yra su... Jo sugalvoju. Žodžiu, Tomelis. Tai, tarkim, Tomelis, žinai, Tomelis rado puslapį internetinį. Tuomsyk dar internetas buvo, tokia, šiaip pakankamai juoda vieta, žinai, tu turėtumai žinot, kaip ras tam tikrus dalykus ir ten tau turi pasakyti. Tiksliai reikėdavo rašyti, jo, nėra, kad ten belekai rašai ir tau. Jo. Tu tiksliai turėdavai žinot puslapį ir tu turėdavai žinot, tą puslapį, nes būdavo žmonės tiesiog random bandydavo atspėti tos puslapius, sakykim, ten, kai buvo sprogmenis.lt, žinai. Ir gavosi taip, kad ten rado formą. Jogi, tais laikais formai būdavo top numeris 1. Ir tam forme buvo aiškios detalės, kaip sukurti sprogmenį, kuris yra, tarkim, žinai, kaip sprogsta TNT. Tai čia vienu milžinišku žingsneliu žemiau, tipo, tas sprogmuo buvo milžiniškas. Pagal galingumą tu sakai? Taip. Tai tiesiog, kad tipo, jo kilogramas yra šiek tiek netoks, ta prasme. Mes kalbam apie kilogramus, nekalbam apie, ką žinau, žiūrinio dydžio, kad, žiūrėk, mes ne petardas darėm, ta prasme, aš sakau, laikraščiai rašė, seniai, ta prasme, ten buvo tuomsyk, sakau, bet mes tiesiog, vienas draugelis tiesiog rado tą sprogmenų puslapį, tu viską gali susipirkti. Niekas taip nedarykit, tai ką aš pasakoju dabar, nedarykit, aišku, aš nepasakosiu, kaip plius minus daryti, bet nedarykit tiesiog. Bet jeigu galvojat, kad mėlyna prie juodo laidą, tai ne, tai keiskit raudoną. Tai iš esmės šiaip, jeigu galvojat, kad faina yra su sprogmenim, tai ne faina, tai nes to išgirsit, kodėl. Amžinatelis, žinai, kur taip juokauju. Tomelį? Jo, tave? Minkšta žemelė.
Įsivaizduok, viskas yra visiškai buitiškom priemonėm. Tai įsivaizduok, ten chlorikės kažkokias, ten kurmis feiriai, ta prasme, tada milteliai kažkokie ten eina iš salietrus, tada dar kažkokių ten... Taip, trašos, hujašos, viskas. Ta prasme, milteliai, iš esmės yra taip. Milteliai ir kristalai. Kristalai yra detonatorius, milteliai yra sprogmuo. Nu ir ką, kaip darosi kristalai? Mes, tipo, yra sumaišoma kažkaip į kristalai pas Jonas savaitgalį po pėdėse darosi. Nu, tai ten, jo, bet, žodžiu, yra šitam sloinikėlėje sumaišoma, ten toks mėlynas skystis gaunasi. Mėlynas skystis sloinikėlėje, aš sakau, aš nepasakosiu ten iš ko. Nereikia. Dedamas tušinukas. Tipo tušinukas ir siūlas. Ant stiklainio paguldai tušinuką ir ant jo siūlas. Okay. Ir žodžiu, ir ten per laiką, ten gal nežinau, kiek ten parų praeina, ir tu ateini ir po to ant to siūlo lieka susikristalizavę kristalai tokie. Taip, ir tie kristalai yra bele kaip detonuojantis. Tu biškai padarysi, kad, tipo, šilumos, bet tai būtų, jis gali per pirštus, tipo, viskas sprogti, žinai. Nu, ir jis skirtas tam, kad detonuoti didelį sprogmenį, žinai. Geras. Tai mes sėdėdavom Rusy ir turėdavom tokius šitas špric, kaip jį vadinasi? Švirkštai. Švirkštai, taip, lietuviškai. Turėdavom švirkštus, tokius tuščius, ir mes ten sukraudavom tuos kristalus. Švirkštą. Švirkštas, tuščias švirkštas, mes ten sukraunam kristalą. Kristalus ir tipo išvirkšto tą priekinę dalį, tipo įkišdavom knatą. Bet visų pirma, tam, kad tai veiktų puikiai, žinai, mes turim tas vadindavosi AP, koncentratas tas AP vadinasi. Mes jį turėdavom suspaust, nes taip tu jo privarai. Ir uždėt vėl švirkšto tą gaidį ir tu turi suspaust. O čia šitą akimirką būdavo. Suduoju, kad tai yra karštis, ta prasme, tu vis tiek spaudi ir taip pat jisai labai lengvai detonuojamas yra. Tai mes darydavom taip. Kieno eilė, žinai, ten rinkdavomės kieno eilė, privarom ir taip tą tokį... Eikcina. O tai negalėjo tiesiog jūs kažkaip, blėt, jau jūs konstruojat bombą. Mes neturėdavom tiek proto. Negalėjote jūs tiesiog, blėt, pasiguldyti, pavyzdžiui, ant žemės švirkštą ir su pagaliu tą bandyti išlėtos tam, kur, tipo, jūs bombą padaryti, blėt, protą ir, bet... Tai svarbiausia, žinai, tipo, tas apais dar taip stipriai neištaškys, gal piršom trauktų, žinai, bet nieko ten baisaus. Draugelis maišė vieną dieną, tipo, tą mėlynus tos kristalus, jisai maišė su tušinuku. Ir vieną dieną rašė mokykloje su tuo tušinuku. Ir jam sprogo tušinukas. Jam susidarė po kurio laiko, jam susidarė po kurio laiko biškutį ten to AP, jis rašė ir buvo, puf, viskas mėlyna. Sako, sėdžiu mokytojas, žiūri, sako, kaip, kas, neturėjau paaiškinimo. Taip padarai tą dalyką ir tada susimaišai tą vadinamą sprogmenį patį. Aš net žinau, kaip jis vadinasi, ta prasme, jisai turi fainą pavadinimą savo, tai nesakysiu, tam, kad neieškoti, tiesiog žmonės nereikia, žinai. Paskui nesąmonę padarysim, blėčiai. Pirmas bandymas buvo, ten, žinai, viską pasidarėm ir ten, man atrodo, šiaip aš kiek pamenu, bet mano čiate, kiek moku, mane, kaip ir buvo tokia diskusija, bet aš kiek pamenu, tai buvo 5 kilogramai. Kas yra pizda? 5 kilogramai sprogme. Pirmas bandymas. Pirmas bandymas buvo toks, 3 litrekas, tipo, 3 litrekas, o 5 litrų tos šūdas. Ir mes, žinai kaip, mes nuo vieno kiemo į kitą kiemą nešėmės tą dalyką įkištą. AP buvo įkištas tiesiog į tą. Tai jis realiai galėjo iš seniai... Ten nebūtų žmogaus. Ant faršo išeiti. Ten pašaras, kur. Mes ant pašaro visai ten nebūtų žmogaus. Nu ir nešėmės į kitą kiemą. Tai per 2 kiemus. Debiloideriai, ta prasme, pizdėts. Nešėsi, kažkas... Einam, atsimenu, dar muzika groja į kitą kiemą tiesiog. Per 2 kiemus 5 kilogramai TNT, ta prasme, su detonatorium. Ta prasme, jie tiesiog puškoja ir varo į kitą per 2 kiemus, nes kitam tam kieme yra kalniukas. Prie chatos neleisiu kurvo. Bet ten irgi prie chatos, ten nuo chatos, nežinau, 25 metrų. Ne tavo, jo, bet žinai galvojom, kaip fejerverkiukas pis. Pastatėm ir kažkaip, žinai, taip, uždegė, pasitraukėm, vis per 50 metrų, žinai, pasitraukėm, žinai, žiūrim, kas čia bus. Tiesiog žiūrim. Ir jisai tiesiog kažkaip nesudetonavo. Ir buvo taip, dūmų daug, labai daug dūmų, žinai, tipo, ir, nesudetonavo. Ir mes taip, blemba, gaila, 5 kilai, tai davai pasidarom kilogramą, žinai. Kažkaip pasidarė kilogramą, nuėjom ten visi prie tokio vieno stulpo, žinai. Ten prie to stulpo pastatėm, žinai, tas prie kašių būdavo tokie stulpai, o tokios storos stulpo, žinai, tipo geležinis toks stulpas, ilgas, žinai, didelis, tie normalūs gatvių stulpai, dideli tie.
Nu ir mes ant to, žinai, tipo, tas va, yra paviršius tas, žinai, tai mes jau tiesiog pastatėm tą kilogramiuką, pastatėm, uždegėm, nu ir čia buvo į pavakarę kažkur, žinai, tipo. Mes visi, tipo, pasitraukėm, dabar jau kažkaip pasitraukėm toliau, per visi, tipo, žinai, pabėgom ir ilgą knatą padarėm, žinai. Aha. Bam, uždegėm knatą ir mes, taip, žinai, pabėgom, taip žiūrim žmogus, tipo, praeidinėja pro tą vietą, jis taip praėjo, viskas tvarkoja, nuėjo, žinai. Ir mes taip, nu, žinai, nieko dar nekreipiam dėmesio, mes dar nesuprantam, žinai, mes nieko dar nesuprantam, mes dar esam pitardininkai, žinai. Taip. Tipo, dega, žiūrim, visi kažką ten šnekam, ir tas toks, ta prasme, seni, banga į mus. Mes jautėm per kūnus bangą, ta prasme, kilogramas. Banga eina, mes tiesiog nesupratę, kas vyks, tiesiog bėgti pradėjom visi ten, nu žinai, daug žmonių mūsų ir mes bėgam ir mes matom žmonės tiesiog ir tipo, kaip mes bėgam, va ta banga eina tipo ir iškart signalkės visur įsijunginėja signalkės ir mes bėgam žmonės už langų laikytis, mes prie 12 aukščio kašio aikštelės tipo susprogdinam tą šūdą. Mes bėg tiesiog žmonės, kas čia darosi, žinai, žmonės už langų, tiesiog išlindę laiko savo langus. Treba viskas kurvo. Seniai, mes pabėgom, mes ten po to labai ilgą laiką tipo neišlindom iš to. Po to nuėjom pažiūrėti, kaip tas stulpas atrodo. Tai nebebuvo stulpas, seniai, viskas išlenkta. Ir mes supratom tuo metu, kad tai yra kilogramas. Mes 5, va tai va. Jūs realiai būtumėt tam daugiabučiai langus tai visus išpisė. Tiesiog visos būtumėt langus išnešę. Taip, pėsda ten būtų. Ne, ten viskas, ten pysdėts būtų. Tai jūs ir patys būtumėt ten didžiausia katastrofa, ten policija būtų, nu, ten, aišku, policija ir ten po to važiavo, bet, kažkai, normalų žmonės, nu, tipo, pagalvotų, nu, pizda, su ko čia mes žaidžiam. Bet tik tada ir prasidėjo. Dabar seniai, žinai, kur tipo mes pasijautėm. Nu, taip, aš ten beveik, nu, nieko, kaip ir nesprogdinau, žinai. Aš tik buvau, aš negaminau, aš mačiau procesą, žinai, viską, bet iš esmės, tipo, nu, dalyvavau irgi tame, bet kai kartais jie vieni nuvarydavo, žinai, kartais ir aš, tipo, nuvarydavau pažiūrėti. Bet esmė, žinai, tai jau mes tiesiog, mums kas blogiausia buvo, kad mes pradžioj nesupratom, kokia čia galia yra. Kokia čia yra galia, žinai, tipo, dėl to, va, tokie du sudurnėjimai buvo. O po to, žinai, ten jau miškai ten toli, žinai, jau varydavom, ten, žinai, jau ten upės neždavom į orą, upės, ten, žinai, vos nepakeisdavo kryptį, žinai, tipo, po sprogimų, nu, ten. Bet čia jums šiaip realiai pasisekė baisiai, nes pirmiausia tas žmogus, kurie. Tada tai, kitas tas dalykas, aišku, pirma ta istorija su to, kad nesidetonavo tie 5 kg. Realiai tai būtum, tarsi, nu, ištirpę būtumėt visi, kur. Tai po to mes palikom visą tai, nu, ten labai daug, ten laikraščiai rašė po to. Ir buvo ten ir video, šitas buvo įkeltas, mes turėjom šitos video, dar draugelio senam hardį yra. Jūs filmuodavo tipo kaip lupa? Ta prasme, draugelio senam hardį yra, jei ką, žinai, galbūt kažkada turėsim, bet čia closed peržiūra, žinai, galėtų būti, žinai, tik tai uždara, tik tai, žinai, su draugeliais jojo. Tai vat labai laukiu šiaip, kad sužinot, ar ten viskas tvarkoj bus ar ne, ar gausim tą medžiagą ar ne, nes ten, nu, wow, tikrai. Ta prasme, dabar aš net neįmanoma, net neįsivaizduoju, net nesu girdėjęs, kad kažkas taip darytų, žinai, o tuo metu, žinai, kai įdomu, tu esi jaunas, tau yra įdomu ir... Visai kitaip, jo, veikia, matau. Pas mus šiaip sprogdina pidarasai, kažkokie maži vaikai parke už namo, blėt, su kurmi pasidarė į foliją, ten kažką padaro ir pisa. Ir supranti, į bonką, karočią, įpisa ten kurmė, man atrodo, su kažkuo, ten foliją prasuka, tada numeta, išsipučia bonką ir išsitaško, žinai. Bet dabar jie garsiai užpisa, nes, tipo, nu, šunys bėjo ir boni, žinai, nu, sproks ir jinai jau ten namie tokia, žinai. Ne, va šie dalykai dėl šunų, tai aš žinau, tipo, nu, va, kai esi vaikas, tai jo, žinai. Na, aš tikiu ir dabar komentarus sakys, nu, jūs debilai, jūs daunat, nu, bet vėlgi čia yra... Nu, bet ten jo, plius vėl kiti, aišku, laikai buvo, visai kitos pramogos. Jo, visai kitos pramogos. Realiai, bet tada tais laikais seniai nupizda, tai tokių šūdų sumastydavo, žinai, ten ferverkų iš kažkur gauni, jo, to reikia būtinai bonkas stiklinė, kad išsitaškytų, kad sprogtų šukė, žiūrėt, kur skrenda tau šukės, kur tipo, nu, tu vaikystėje būdavai ant tokios, jo, nežinojimo, bet ir durnumo ribos, kur tu gali realiai, nu, galėjai tikrai nekartą likti ir be pirštų, blėt, ir be akies, ir be to, ir be no, bet tau, va, tada, dabar tai, žinai, tokie visi, kur, ble, ne, gal geriau nelipsiu, nedarysiu, gal to ne, tas o ne, žinai. Mes esam nu, žinai, darydavo tarzankas, pas mus būdavo Lazdynų miškas, toks jisai, nu, pakankamai status, mes su draugeliais ten supdavom, mes padarėm tarzankę, būdavo toks Auris, kuris, nu, šiaip labai toks kietas bičiukas pas mus būdavo, jis viskuo užsiminėdavo, jis, žinai, tam, wow, užkyla, žinai, padaro tą tarzankę, daug, davai, žinai, tipo. Ir mes, žinai, davai tą tarzankę
palankę suptis. Nes supamės ir kažkaip, žinai, davai dviese, nes ten kažkaip pakyli ir tu jau liteks pamatai. Taip, tu pakyli, ta prasme, virš medžių ir matosi... Ant virvės, ta prasme. Jo, ant virvės, ta prasme, tai jau. Ir matai liteks, pažinai, kai esi viršų. Dažniausiai, žinai, kuo daugiau išsisup, to smagiau. Varėm 3. Aš ir dar 2 draugeliai. Toks Artūras, amžinatilsi, jau yra išėjęs. Ne, bet rimtai, jo, amžinatilsi jis yra išėjęs. Bet tikiuosi, ne per nesąmonės kokias išėjo. Tai net nežinau. Gerai. Ar per nesąmonės, bet... Artūras, jo. Tai, va, turiu su juo atsiminimą tokį, kad mes tiesiog supamės, aš buvau, žinai, bet aš pasiemu, tada draugelis pasiema ir tada dar draugelis užvirė. Tipo, 3 ant to vieno, ne? Tai iš esmės, tipo, už manęs dar draugas ir dar draugas. Ir mes visi, mes visi, va tai, va, tiesiog, žinai. Ir mes varom, tipo, kažkaip 1 kartą, 2, 3, nežinau, kodėl sumasti 3 varyti. Ir mes, taip, kažkaip vienu metu tiesiog, pamatau tik tai medžių viršūnės, pamatau Litexpo, taip, leidžiamės atgal ir toks, kunk. Eik. Ir bum, tiesiog visi tiesiog. Ant stuburų. Krentam ant stuburų. Ir aš taip, žinai, ir aš guliu, ir mes gulim po žmogum, žinai, tipo. Aš taip nulipu, draugelis vienas, irgi tipo dar normaliai viskas tvarkoja, bet visas tikrai. Ir mes nulipam, vienas nulipa, antras nulipa ir guli Artūras. Kryžium, žinai, tipo, guli. Ir jis žmogus. Žinai, tipo, žinai. Kaip plaučius atmuša tas jausmas. Jam atmuša plaučius ir mes taip patraukėm į ten, kur jisai kelmas. Jisai rovė į kelmą, stuburų į kelmą ir mes ant jo. Neluošas liko? Aš po to laiko, žinau, kažkaip ir su jo nemačiau, žinai, tai aš ne tai, kad aš neatsimu tiesiog, man atrodo normaliai viskas, jų ten va tokių... Ten, žinai, kaip susidapina dabar, žinai, kaip viskas susideda, jisai amžinatelis ir po to laiko aš jau daugiau nemačiau su ant kelmo su stuburų pisu. Bet jis amžinatelis, aš nežinau dėl ko, va nežinau. Pagalvokim. Pagalvokim. Dėl ko? Jis toks įdomesnė, žinok, persona buvo tikrai įdomesnė, žinai, tai va. Blemba, vaikystės žiaurus reikalai būtų. Smagu, iš tikrųjų. Aišku, aš turiu istoriją irgi iš vaikystės, šiandien ką pasakosiu, tai apie baisiausią dalyką. Tau yra buvęs šiaip gyvenime tavo toksai baisiausias dalykas, kur tu galvoji, pizda, kaip čia baisu. Nu, tipo, kur, ne ten, kur žinai, kad ten, čia... Blet, crazy, variau su tokiu traukinuku, man ten baisu. Ir ten, ir ten žinai, tas vėjas, taip. Yra man seniai, yra buvę. Aš turiu irgi vieną baisią istoriją iš mokyklos laikų, būtent apie tuos dičkius ir morozus tęsiant, kaip... Tu čia jau, kad jau su tais visais mušimais. Aš iškart įspėjau, kad maniškė bus, aš būsiu vienas. Ir būsi vienas. Lengvai, ne? Aš ne su kitais, bet su savim man buvo pizda tiesiog. Bet aš noriu išklausyti. Jo, tai mano buvo istorija mokyklos laikai, kaip ir pasakoju, būdavo tie dičkiai ir visa kita. Ir, žodžiu, buvo tokia mergaitė, jinai gal buvo, už mane jinai buvo jaunesnė, man atrodo, metais ir 2, žodžiu, bet graži panašiūlė tokia buvo. Žinai, jinai buvo ta panašiūlė, kur tipo, jeigu tu su ją draugausi, blet, jau visi, ne, tipo, bet esmė tame, kad visi taip galvoti net ir iki 12-okų, nes jinai buvo tokia pana, kurios range'as buvo platus. Kiek buvo, blet, 4? Blet, žinok, ten jai, nežinau, kiek 5 klasė gali būti žmogui metų. Ir neskaičiuosiu aš tau dabar vietos taip ir nedaug, žodžiu. Bet jinai būdavo tokia, kurio jinai tipo ir su... 12 metų kokių, ne? Tai kažkas tą pusę. Tai jinai tipo būdavo, kad ir su vyresniais jinai galėdavo būti, žinai. Ir tipo... Jo, ten karadžiai. Pizda, šiaip čia gera žiauriai istorija. Suaugus, tipo greitinai, tipo suaugus. Nu tokia, kur žinai, kur... Nu, jo, ta pana tokia... Nu, blet, aš nežinau kaip pasakyti. Bet ta pana tokia, kur tipo jinai, vat, būdavo su jais, žinai, ir tipo, žinodai, kad jinai jaunesnė yra ir taip toliau, bet blet, tau kažkaip... kad jinai yra ten su 12-oku, tau netrukdė, nes tu žinai, kad tipo, jinai, kurva, jeigu aš su ją draugaučiau, būtų zaibiai. Žinai, tokia... Man tai kaip tik būdavo šuliai, kad kai jeigu pana, ne, yra kita pana ir dainai su vyresniais, viskas, na. Tai tipo, žinai, kur man buvo, aš jau per daug duchas, kad... Ne, tai tu pats jo per daug duchas esi, bet tau vis tiek seni, tau vidu kirba ir tu galvoji, blet, jeigu aš nukirščiau ją, tai čia pizda būtų, žinai. Nu ir žodžiu, tai va tokia, jos va tokia ta povyza buvo, toks jos statusas, visumoje bendrai nupiešiau tokį paveikslą, kad maždaug įsivaizduotumėt 5-okė, bet tipo, nu ten bletas achainamas toks, bet kad jinai galėdavo ten ir su 12-oku vos neprasinešti ir galėdavo būtent su savo bendramečiu, žinai. Nu toksai va variantas. Žodžiu, tokia pana. Nu ir, blet, kažkaip iškrito vieną kartą, kad mes su jie susirašėm per ONLT, man atrodo, ar kažkas tokio, žinai, pradėjom chatinti ir aš toksai,
Plečia, zaiby, žinai, aš ten nežinau, kelintokas buvo, ten gal bet šeštokas, kažkas ten tokio, žinai, nu, kad jinai ten metais, už mane gal jaunesnė, nu, kad ten, žinai. Ir galvoju, zaibys, viskas, jau čia čiatinam, kažką čiatinam ir pys vieną dieną gauna, karočią SMS į ragelį. Tau pizda, mes ten perpisim, tu su mano pana, karočią bazarinį, tai tu seni, tu tau pizė, čia toks ir toks rašo, tarsi geriau nahui nesirodyk. Toks ir toks, koks jau, žinai, tai koks, čia, blėt, sieras, arba ten, blėt, jau sen, čia tau vinis rašo, žinai, kur jau... Su kliškam, bet jo kliškas, tik neatsimenu. Bet jisai realiai parašė ir man sen, man tavo akimirka. Bet tas šaltas prakaitis, kai nueina. Pizda, žinok, nahui, visas kūnas tiesiog nutirpo. Pizon, nes tas biržas, kuris parašė, pas mus Jurbarke iš tikrųjų yra, gal dabar mažiau, ar dabar nežinau, bet tikrai tais laikais būdavo, nu, mafukų, blėt, gal negali vadinti tais mafukais, gal banditų tokie dalykai, kur tikrai yra banditų hebra, kurie ten, blėt, banditauja realiai, kur plešia, muša, pizdina žmonės, vagia, nu, tipo tikrai būdavo tokių tais laikais, ypatingai, žinai, veikdavo visi šitie dalykai ir man parašo, nahui, jisai 12-okas tuo metu mokykloje pas mus yra, parašo tas banditų, gaujos pagrindinė galva. Ir tu žinai, kad jisai yra tas, nu, tipo, tu ir dar ne bet kas tau, blėt, parašo, seniai. O banditų gaujos galva, blėt. Ir tu tikrai žinai, kad jisai... Marius. Jo, ne kuro, Marius parašė tau pizda. Nu, zaibys, jau tada zaibys būtų. O tu žinai, pamatai, kad... Marius, nu, perpis Marius, nu, bet, blėt, nu... Adekvatus bus, žinai. O tu žinai, kad... Kur dar aš jam pistelis. Jo, o tu žinai, kad kai jisai parašė šitas žmogus tau... Tai pistinė atgal negali. Seniai, tu žinai, kad realiai jisai yra antiek, nu, neadekvatus, kad jis tikrai, nu, tai blėt, jis gali pervažiuoti su mašina, jam bus poch. Ir man ta diena, seniai, baisiausia diena va čia gyvenime prasideda nuo tada. Ten, blėt, iš visą savaitę gal visą buvo. Bet čia va, tipo, ta akimirka, kur jau aš suprantu, kad, nu, pizda yra man, suprantu, ir aš nežinau, ką daryti. Tipo, blėt. Nerašyti, visas kūnas nutirpęs, pas mamą neįsisakyti. Tais laikais apskritai niekas nieko nepastovė. Tais laikais buvo nemižnių laikai. Esmė tame, kad jeigu tu turi gauti snukį, arba tai duhina, tu dar būdavo nueidavai gauti snukį. Tiesiog aš einu gauti snukį. Jo, ir tu priemi. Tipo, negali tu niekam sakyti, nei draugeliui, nei klasiokų, niekam. Vienas atstovi už save. Taip. Gauni, negauni, ten tipo visi reikalai, bet esmė, kad nebūdom į žalių laikų, dabar, tipo, kaip žinai, yra, ten stovėdavai. Nu ir viskas, ir aš negaliu niekam sakyti. Kaip ir gal galėčiau pasakyti kokiai mamai ir tėtei, bet man iš karto pisa toksai saugiklis, blėt, aš pasakysiu jiem, jie yra saugę žmonės, jie, tarkim, navarys pasišnekėtis, nu tai realu, kad negrįžtė mano tėvai. Arba paskui pas mus būdavo, tikrai realiai degdavo hatos Jurbarke, kažką biškinė taip į kažką pažiūri, jau padegta hata, išpisti langai, susprogdinta mašina, tarsi tokie realūs dalykai vykdavo iš tikrųjų pas mus, žinai, ir aš žinau, kad aš negaliu tikrai tėvam nieko sakyti, nes aš juos pakeičiu po traukiniu. Reiškia, viskas, lieku vienas, nu daugiau neturi pas ką, žinai, nu gerai, nu kurva, nu kažkaip reikia daryti. Žodžiu, viskas vyksta, sukasi tas bendravimas, seniai, aš kažkokiu būdu, aš nahui nežinau kaip, aš kažkokiu būdu su juo pradėjau SMS-ais chatint ir aš jį... Seniai, o ko? O ką? Žiūrėk, tai patikėk manim, aš jį užhipnotizavau ir jisai man po kelių dienų jau rašo, blėt, visai tu malodės, bernas, nemušiu aš tavęs. Seniai! Eik tu nahu, kur dabar net paširpau, kurva prisiminė. Tu išbazarinai savo kelią. Aš išbazarinau iš mirties save ir aš galvoju, taigi pizda, kurva, mafų kažkokį, blėt, banditų gaujos vadas man tipo, sako zaibys, einu šiuliai, kurva, jisai man taip. Seniukai, kurva, aš tik tai taip, opa, pizda. Mergytei tai skambint, jisai ten, žinai, su ta pana stovi ten kažką ir man jau poha, šeinu, žinai, galva kilsteliu škacas, tas 12-okas, pas mus būdavo uždičkiai, tie 12-okai, jie visą laiką palaikydavo, turėdavo zoną, radiatorių zoną, karočiai. Jo, įpizdavo, karočiai, prie radiko tokio, atsirėmė, kur gali pusiau prisėsti ir ten nuba yra zona, kur taip jie jau stovi ir ten jau, žinai, kai eini taip eidinėje aplinkui biškai, nes gali spjauti į snukį, šiaip tiesiog praeinant, arba šiaip įpis pendelį, nu žinai, toksai, tai tu prisibjodavai. Seniai, aš pizda už bazarnės. Ir prie to radiatoriaus jau blėt atsistojęs. Tai buvo, jis blėt dabar priminė, iš tikrųjų grįžo, gal buvo pakvietęs, sako, sės pašnekėsim. Seniai, aš su dičkiais, bibys va stalo dydžio toks, bazarinu su tuo atsistojęs, supranti, ir man tada tokio, žinai, karuseliais iš kurva mirties gniaužtų ir baisiausias dienos gyvenime,
ten nežinau, gal 2-3 dienų tarpas buvo, aišku, tas 2-3 dienas, tai... Tu neišvažiuoji, ne? Ėjau, bet aš žiauriai bijau. Kiekviena, kur per petį dairiausi, kiekvieną akimirką būdavo baisi, tu eini, žinai, pro tą radiatorių ir tu žiūrė, jis yra ar ne ir šiandien čiuliai, žinai, jau ne ir šiandien čiuliai, matai, kad nestovi, o, zaibysti, pagal ramu, bet visą laiką įsijungiau tas, kur, blėt, aš eisiu namo, nu, realu, kad mane perpiska eisiu namo, bet namo eidavau tada, jau prisišvartuodavau prie kažkokių klasiokų, kad jau maks, kiek įmanoma, kad eit kartu su jais, kol reikės man nusukti ir jau kai reikia nusukti, seniai, kur kulnys galėdavo atplyšti nuo batų, pizdavo tekinas namo, žinau, kiek su tą... Ta kuprinė išikna, žinai. Geografijos knyga pisa, dar išikna. Ačiū, kur, pis greičiau, kad tik bėgčiau. Jo. Tai va aš, ir tada žodžiu, nuslūgo viskas, žinai, viskas zaibys. Galvoju, o, nice. Praeina, blėt, koks mėnesiukas, kažkas tokio. Pala, aš jau čia gaučiau, blėt, apie endingas. Ne, seniai, praeina mėnesiukas, kažkas tokio. Vėl man parašo tą paną. Nu, blėt, tos panos pizda, žinai, kad aš jau dabar pykstu, blėt. Na, tu, jeigu tu žinai, kad ta žmogus vos nemirė. Na, tu jam vėl rašai. Bet ten aš papasakosiu apie ją, kokia esmė paskui šiaip su jie bus, dėl ko jinai taip darė, bet žodžiu, parašė man jinai, aš aišku, kaip aukščiausios prabos asilas, atrašau, na. Nes ahujenai, tipo, nes man jau viskas, tipo, dzin. Tipo, žinai, aš ją atrašau, jo, galvoju, nu ką, jau su to jau pabazarins, nu, čia, gal jau ten jie kažką prasiskyrė, dar kažką, ir ten tikrai nebuvo kažkokių, žinai, kur ten intimumų, ten draugau, tiesiog šiaip čatas pačiatinam, žinai, kažką ten per vonus įsirašom, pačiatinam, seniai. Tas pats vakaras. Į telefoną, korva. Dabar tau tikrai pizda, nachai. Sako, aš ten, jis ir man pradėt, sako, blėt, mes taim pavizarant, ten jau už taim pasitikėjau. Suprantis, man tokis pisa, kur atrodo, kad aš jau buvau įtrauktas, žinai, vos neįgrupuotę kažkokią. Tu, blėt, jį nuvyliai. Žinai, sako, aš taim, blėt, pasikėjau, bet dabar sako, tau tikrai pizda, supisimės, tai nachui ten. Ir tipo realiai raškai, o sen, vėl viskas, nachui. Tai rankos kurva, ragelis su tą anteną, blėtė, už rankų lekia, žinai, nežinau ką daryti. Dabar jau, supranti, ir dabar jau aš tikrai žinau, kad nebus, kad aš jau jam zaibysiu. Aš jau kiek galėjau užbazarinti, aš atsibazarinau. Jau Max atsimušinėjau, jo kiek jie jau. Bet jau jam reikėjo teliką iš namų, nežinau. Bet jam kažko nereikia, nes jis pats pasiema, kai reikia. Nu, čia tos dalykas. Nu ir viskas. Tai jis turėjo kličką kažkokią, ne? Bet aš tikrai neatsimenu. Bet pizda, jis tikrai koks buvo, koks blėtius. Ne, man atrodo, jį vadindavo pavardę. Nu, tarkim, būtų ten Bendžius, beje, Bendžiai buvo irgi mafukai Jurbarke pakankamai žinomi gerai. Tai muzikos visi. Taip, Jurbarke manęs klausdavo, ar aš nesu Bendžių vaikas tų mafiozų. Bet tau reikėjo meluoti. O šiaip dažnai klausdavo, ar nesu prodiuserių Bendžių irgi giminaitis. Tų, kurie Picasso ten ir taip toliau Mango ir visi kiti. Nu, tai sakau, tai tau reikėjo Jurbarke meluoti. Ne, seniai, žinai, kad pameluosi Jurbarke ateis nahui už kas už tą melą. Nu, į mokyklą ateisi tik ant kelienų, kur batai uždėti ant kelienų ir tak, varysi, nes jo, žinai. Nu tai žodžiu, gerai, tęsim toliau. Tai viskas, prisidirbo vėl, man pizda ir tipo, tikrai perpisim tave ir aš jau ten nieko nebandau muilinti ir man pasakė, kad šią savaitę tave supis. Nu, tipo, supisim tave, žinai, mokyklą. Sveiki, mielasis Davidai Bendžiau. Šią savaitę jūs supis, iki. Mes jūs supis, iki. Jo, taip, karočiui. Nu ir gerai, einu į tą mokyklą. Vėlgi, niekam negaliu nieko sakyti. Pats blėt, nieko neprisidirau, nu bet tu yra sovietijau, negali vėl nieko pakišnėti, niekam nieko sakyti. Ir viena diena baimė buvo viskas, sakė, kitą dieną kažkas ir paskui atsimenu, ateina vieną dieną, tiesiog sėdžiu pamokoje seniai ir gauna SMS. Eik iš kabineto, tipo, žinom, kad tau ten tokia ir tokia pamoka, lysk iš kabineto, ateik prie valgyklos, karočiui. Ir žinai, žiūrėk, tipo, dabar taip, tu gauni tokią SMS, galiu trumpam, tu gauni tokią SMS, blėt, į savo tą jobaną ragelį, blėt, mygtukinį, tą žalias ekranas. Aš turiu, blėt, 3 raidės telpa ekraną, aš ten dar ilgai skaitau, kad perskaityčiau, tave ten kurva žudo. Tu esi smirdantis penystas, tiesiog sėdintis pamokoj. Tu smirdi prakaitų jau ir taip, ir tu dabar pradedi taip dvelk, tiesiog tu duodi, tu pradedi duoti, tiesiog jau nuo jo duoda, žinai, kaip būna tas. Ir tu gauni tą žinutę, seniai. Pizda. Žmogus, ta prasme, tiesiog pagalvoju, ateik į valgyklą, tai supizninsim. Logiška, ne? Nu, blėt, neįsiu, ne? Nu. Tie laikai buvo. Tie laikai, bet esmė tame. Mokytė man į tualetą reikia. Jo. Nes aš einu dabar, aš žinau, kad viskas. Aš einu gauti pizdį. Nes jeigu tu neišeisi gauti pizdį, seniai. Tu gausi daugiau pizdį. Tu gausi dvigubai daugiau pizdį, arba tu gausi vapšė, eidamas kur nors namo ir tave blėt į griovį, mes supisi. Tarp kitko, dar už tokius dalykus tu gaudavai respekto ir tai biški mažiau pizdino. Jeigu tu ateini, viskas. Nu ir viskas, jo, man irgi tos mintys prasisuka.
eit ar neit, blėt galiu neit, nu tai ką, vėl pabūsiu, kažką gal kokią moktą pasakysiu, bet supranti, čia tai tiesiog ganas, kad tu nukėlinėjai procesą. Ne šiandien gal tai įvyks gerai, bet tikrai įvyks. Tau ilgiau laukti ir, ilgiau laukti ir tau ilgiau nervuotis reikės. Jo, tu tiesiog, čia neišvengiamas dalykas, tu tiesiog tai tikrai supis. Ar šiandien, ar rytoj, ar poryt, bet supis. Nu ir gerai, ir viskas, tipo, mokyta, galima į tualetą, galima, nu ir sen. Aš einu kurva į tą valgyklą, pas mus valgykla ten trečioje vidurinė tokia pas mus, blė, ten jinai veikdavo tik tai gal nuo pusės 11, kažkas tokia ir esmė tame, kad tu į ją įeitum, tu turi praeiti tokį trikampį žodžių, o tas trikampis yra uždaras, paprastos mažus darytais tiesiog, tu per tas durys įeini ir ten, blė, tamsu, net šviesos nėra, ten tokia prietima. Realiai ten, jeigu būtų mane net nužudę, mane būtų radę tik tada, kai atidaro valgyklą, nes ten ant tiek nieks neina ir ant tiek nieko nemato. Ir jie, žinai, tą spotą pasiėmė, jisai pakankamai platus toksai, bet jie pasiėmė tą spotą. Tipo vietos užsimoti yra. Jo, tipo, ir pas mus aišku tais laikais, nei kamerų, nu nieko, tais laikais vis ten nieko, žinai. Blet, sėdėdavo Virgis. Sėdi ten ta viena, kur budėtojas pažiūri, kur čia, o tu iš mūsų, iš jų, gerai, eik, iš kur, o to nei pamok, gerai, žinai. Jo, tai aš nueinu, karočiai, tą viskas jau prieinu, prie to trikampio ateinu, blet, stovi Piedra. Toks, kur, va, šito pravardę atsimenu, Piedra. Jis kaip ir mano draugelis. Nu, toksai tarp kieminis draugelis, žinai. Jis ne tas 12-okas, jo, jis ne tas 12-okas mafiozas, to pačio, jisai, žodžiu, nieko nėra, apart stovi Piedra vienas. Jo, bana Piedra, blė. Blet, ir aš toksai mintyse galvoju, o, kurva, gal ir gerai čia bus, žinai, nes aš jį pamatau iš toliau, man tas susiveda, kad... O šitą įdarą čertum, jeigu taip norint, ne? Ne, jisai buvo, blėt, vyresnis ir jisai buvo irgi, nu, tipo, iš tų banditėlių, kur ten padaryti daug dalykų, žinai, visokius. Ir galvoju, nu, bet jis pažįstamas, mes su juo ten esam kieme, buvo ten tas, žinai, galvoju, nu, blėt, gal kažką čia jisai, žinai, faikins padarys. Jisai taip, na... Įveskit šunis. Jo, prieinu, žinai, sako, nu, blėt, supės tave turėsi. Akis to, blėt. Aš toksai sakau, jo. Nu, šitą, supėsi tą. Taip, realiai ir buvo. Sako, aš supės tave turėsi ir aš toksai, nu žinau, jo. Kaip čia nėra realus scenarijus gyvenime. Taip, bet tai veikia, kur tai veikdavo. Čia jo pakalikas buvo Piedras? Taip, jisai buvo gaujas, jisai buvo, tai aišku, jisai mokykloje turėjo savo grupę, bet jisai būdavo, nu, tipo, ten jau kur už mokyklos, ten, nu, ten aš net kalbu, ten visai kiti reikalai, absoliučiai, žinai, ten. Bet buvo jos rinkęs tokių, kur, tipo, jo pieškos, kur važnai, nu, man kas yra logiškas, sveda galai, kad, nu, jisai tikrai neteis pats ir nepyzdins vaiko. Giblėt, aš pasiskusiu kažkam arba stipriau įpis, gaus giliktinai jisai. Tai žinai, tai jisai negali daryti tokių dalykų. Tai jisai paėmė, tas Piedra gal už mane buvo vyresnis, nežinau, 3 metais kažkas tokio. Nu, tipo, nebaisi ten, bet toksai, žinai, bet vis tiek tai jo bijoja, nes tu žinai, kad jis irgi mušas, muštukas, bandyti, nu, žinai, visi šitie dalykai. Bet jis čia tau simpatijos gal dar turi, ne? Nes jo, aš taip galvoju, nes mes suprantis, su juo buvę esam kieme, nusikau, daug dalykų ten veikia, žinai, darė, irgi ėjęs, kartu su ėję pyzdint, kitus buvom, nu, tipo, žinai, yra ryšys, tipo, kažkoksai, žinai. Nu ir jisai sako, blėt, mes turėsite įsipyzdinti, žinai, skau, nu gerai, suprantu, sako... Bet čia toks nuoširdus pokalbis. Jo, ir jisai tada, nes aš matau, kai jisai tai sako, jisai matos, kad jisai nėra, kad labai norėtų, bet sako, dar ir vienas dalykas, sako, aš turėsiu su rageliu nufilmuoti, kaip aš tai pyzdinu, žinai. Pliuodų, jie jau filmuodavo. Jo, tai būdavo sen, tai kažkaip neįsivaizduoju. Jo, tai būdavo tikrai. Tai, man atrodo, gal net jau šiaip tai tuo laiku jau iPhone'as buvo pirmas išėjęs, tikrai, tai jau buvo ragelių, žinai, tipo. Tai sako, bet jisai filmavo gal ten su kokia 600 tokio lygio, žinai, kur kur realiai ekranė tiesiog vienas pikselis, bet tu supranti, kad čia prie Antanas stovi, žinai. Kažkas vyksta dar, tipo, trijų kvadratikų. Jo, ir sako, aš turėsiu nufilmuoti, žinai, ir man tada jau pasidarė biškį liūdna ant vidaus. Ne, atsitikimo nelabai duodu, žinai, kur... Ble, nu mano veidą tai žinau, kad naudotum. Jo, čia viešinti nelabai galima. Čia negalėčiau. Bet, nu, filmuoti, nežinau. Žinai, jau kur tipo... Seniai dabar realiai, va šitais laikais mes taip ir atsišaudėm. Žiūrėk, aš tai nufilmuosiu, kaip aš taip įsivaizduoju. Gerai, seniai, žiūrėk. Vartotojų teisė? Žiūrėk, seniai, dabar taip, palauk, aš to išsitraukiu PDF-ą, gerai, mes čia dėl atvaizdo panaudojimo jo Ar galėtų mano veidą panaudoti, kaip man nemuša video parodyti kitam draugeliui? Žinai, čia kas tas bus emotional, aš dabar per daug emotional, dabar ne... Dabar nepyzdink manęs gerai. Jo, žinok, dabar aš not in the right headspace, dabar esu ADHD, PPP6, tai visi... Šiandien ne tas man vibas, ne tas mūdas, kad mane muštų, okei? Žinok, jo, aš ten be kavos. Tai va taip, blėt ir būtų, jo, tai va, tai žodžiu. Jisai, sakau, kai jis pasakė, kad turės nefilmuoti, man pasidarė liūdna, nes aš suprantu, kad realiai jis turės mane pyzdinti. Ir ant kameros dar atles. Jo, nes, tipo, gal prieš tai, žinai, kažką gal ten biškį, kokį pendelių, kaip jis ar kažką, jo pribursimės ant dviesi esam, nieks nematys, žinai, bet kai pasakė, kad turi filmuoti, nu man pasidarė liūdna. Nu gerai, sakau, nufilmuok ir aš tada tiesiog realiai sen atsuku kurvą nugarą jam
atsisuka šį nugarą. Nu ir viskas, kai tu nematai, tau baisu, bet tu žinai, kaip kai tu nematai, būna tiesiog stovi, nu ir lauki, kada tau žinai, pirmą plionkį. Nu ir jo, tai atsuko tą nugarą, jisai mane kažkaip pradžiai stumteli, tipo tokį, žinai, tas ragelis ant to vienoj rankai, kur pasimato kažką, po to abu žiūrit, blėt, normaliai. Perfumą gal, kad buvo. Bet čia sudėjau, čia atrodo, kad pisau tau galvą. O ten niekur nieko nesimato, žinai. Nu žodžiu, mane stumteli, tada, tipo, kažkaip iš kojos į pilvą, tipo, tokį išpada pisą, žinai, ten man. Tada porą kažkaip pakumščiuoju į grūdaką ten tokių, biškį stipresnių, aš ten kažkaip jau man kaip ir biškį skauda, apsisuka ir tada man jisai iš tos vietos, tipo, iš tos vietos jisai man iš to šono, kaip per futbolą, į stubarą dar tokį vieną, žinai, kaip į dėžę įpisa. Ir viskas baigėsi. Ir jisai sako, viskas, ir aš toksai, ačiū. Nes realiai man neskaudėjo. Ir viskas baigta. Jo, ir baigta, ir praėjo. Ir aš jaučiu, kad tipo, jisai tikrai prisilaikė. Nes, blėtis būtų norėjęs, senis būtų mane, taigi parvertęs būtų sutrypęs galą. Tiesiog su kulnim nosį numynęs, kur būčiau be nosį įsikėlę, žinai, ir tiek. Jo, jeigu norėtų, ten tikrai jau Jo, ir aš tikrai nuoširdžiai, blėt, laimingas, man ten neskaudėjo, plus adrenalinas, tu supranti, nieko nejauti, ir aš toksai, ačiū, žinai, sukirtom pitakais, naktį skautai švaruoju, jau pamoką, sako, jo, galėjai. Parbėgau tą pamoką, seniai. Ramiai, viskas, tai man veidą nelėtė, žinai, čia į krūtinę porą, į nugarą, tai ten, tai tau nieko nėra, žinai. Ir viskas taip ir praėjo, ir čia tada buvo ta akimirka, kai viskas atslūgo, jau kai aš suvokiau, kad viskas yra zaibys, viskas seniai. Ramus, ant tiek gyvenau tą savaitę su tokia panika kiekvieną dieną, o čia taip viskas atslūgo, jo, atpiso, tipo, sąlyginai čia nestipriai atpiso, bet atpiso ir tada jau aš paskui pro tą lochą dičkį vaikščiau atsipūtęs, kurva, jisai nieko man nesakė ir nedarė, nes jisai, manau, dar irgi biškį pajautė, gal kažkoks atsirado iš jo pusės, kad atlaikys tą pizdai gavimą, žinai, čia visą kitą, niekam nieko nesakė, nieks nežino, niekam nepaskundė, aš ten vaikščiau, žinai, ta pana ten su jos sėdėjo, o ta pana iš tikrųjų, kad... Blet, kažkodėl, žinai, kaip aš galvoju, bet čia aš gal neteisus. Sakyk. Klintas kur, nemėgo ir tiesiog norėjo specialiai užsienį. Užbaigiant apie tą visą istoriją, užbaigiant apie tą paną, nes užsiminiau pasakys, kodėl. Jinai paskui kažkada po jau kelių metų, jau kai buvom gerokai vyresni, ten, nežinau, 11 klasėje buvom kažkas tokio, jau mano klasiokas jau mašiną turėjo, jinai su mano klasioku vienu draugavo. Ir jinai tiesiog jau tada, juk buvo vyresnė, jinai tiesiog buvo žmogus, kuri žiauriai manipuliuodavo kitais žmonėmis. Ir su to mano klasioku ten labai negražėldavus manipuliuodavo, ten bandydavo ir jos va tas buvo, kodėl karočiai man parašė, nes jinai tuo metu buvo susipykus su tuo mafioziuku ir jinai norėjo tiesiog sukelti jam pavydą, o aš buvau pakištas po traukiniu ir kad tipo man tiesiog parašė, aš durniukas atrašiau ir tada gavau pizdį ir tada jie vėl kartu kurva susikabinę mokykloje vaikščiojo, žinai, kol jisai ten kažkur neišpiso galų gale ir išvarės, blėt, 2 po 12 klasės ir ta merga foka, jis išvarė 100 metų. Ta 5 senis 100 metų. Kaip manai, kur va tie dabar žmonės, ne, kur mes bijodavom tų žmonių, kur jie dabar yra? Nu, vat su tais, sakykime... Vieni amžinatelis, tikrai, 100%, bonyta. Nu jo, tai, vat žinai, su tais tokiais mafiozukais dar kažko tai man sunku pasakyti, aš manau, kad vis tiek nemaža dalis jau prisėdė, yra šiknas, žinai, ir prisėdė, kur reikia. Ir, kaip sakoma, ir iškeliavę, ir į ūkus, ir į norgus, ir, žinai, nes dažnu atveju tokie dalykai, dėl ko jie būdavo kieti dėl tokių dalykų, kurie yra nelegalūs. Nu, žinai, tarkim, neturi ką veikti, nu, žinai, tu, pavyzdžiui, kaip, aš galiu uždirbti pinigus, ten eidamas, vat, vaikas būdamas, lankstinukus nešiotą, ne, kažkiek ten 15 litų uždirbsi. Yeah. O tie, kur kieti, jie darydavo taip, jiem čia yra lochų pinigai, žinai, tipo, jie eidavo ten, žinai, bančiant. Tai šiaip seniai panetkė, žinai, ką čia, ble, dabar, žinai, nepasakysi, nepadarysi. Ir jie legaliai pinigų neuždirbnėdavo, žinai, tipo, jie būdavo kieti, dėl to, kad jie yra, bet kažkokių juodesnių biškių biznį, žinai, užsiema, tipo, ir ten žolę stumdo, ar ten, žinai, kažkokius dalykus. Tai va, tai bet kokiu atveju visus, ką žinau, visiems taip pat baigės. Nu, visiems taip pat baigės. Aš irgi prisėdu, arba išvarė, arba... Aš ten dabar jau jų ekrandų nežinau, bet aš tikrai, manau, pritarčiau tau, nes, nu, žinai, kaip yra... Anksčiau ir vėliau, blėt, nu, tikrai išlinda kažkokie dalykai. Kažką tu esi prisidirbęs, kažką, žinai, gal jau papasakoja, arba dar kažkas, nu, vis tiek išlinda tie dalykai, žinai, ir nori, nenori, tu, tipo, jo, grobis. Man kartais būdavo, aš pagalvoju, blėt, jau čia norėčiau būti mafiozas, žinok, būt zaibys, žinai, kaip aš žiūriu toksai... Atsimink tą stresą, kuriame gyvename. Nu jo, ir tu kiekvieną dieną realiai gyvename. Jo. Aš galiu dar prieš tos temos, kol nepapasakau savo istorijos, prieš tos temos. Nu, mano ten tokia, netokia baisi, ten aplinkai buvo, ten man labiau baisi buvo. Ir suprasi, kodėl, tai nu, blėt, nesąmonė, bet žodžiu. Aš dar pridursiu, atsimeni, kai aš pasakojau apie momentą, kai mes rinkomės muštis prieš Grigiškės praeitą podcastą. Tai čia
man tiesiog priminė draugas iš vaikystės, sako, tu nepapasakai pagrindinės esmės. Kad kai viskas nurimo ten, nes ten kažkaip neatvažiavo, ne? Nurimo, mūsų vyresnieji tėva, tai vadinami vyresnieji, pas jūs ten vadindavo irgi dičkiai, pas mus vyresnieji tipo, ir tie vyresnieji tipo sėdėjo, mes ir kažkodėl likom ir mes. Kalnapilio peilis liko malka, ir aš tiesiog sėdėjau, ir dar porą draugelių, žinai, ir tada visi kiti vyresnieji, ten ant tokių akmenų. Ir mes sėdėjom prie mokyklos. Ir mokykloje ten būdavo tokia, kaip netvoran, tipo, toks bortas. Tipo, bortas ir prie to borto, tipo, stovi bičas su dviem panom, žinai. Tai ten toliau tiesiog biškutį. Ir ten sėdi ten vienas toks ruskelis, žinai, tipo, jis ten kažką, žinai, tipo, jis ten visi žvengia, tipo, mes ten nelabai... Čia iš tų vyresnių, tipo. Jo, iš vyresnių ten, jo, ten ir šlios buvo. Iš tavo grupuotė, žodžiu. Taip. Nu, žodžiu, iš mūsų grupės. Jis sako, netvarė ten, tos grigišės netvarė kažkaip. Gal tarpusai? Ne, ir jie taip sėdi, tai vienas toks bičiukas, žinai, toks, kažką ten suka ten, ar telefoną ranko, ar kažką, ir taip pasižiūrėjo į tą žmogų, kuris stovi, sako, blėto, čia kartais ne tas ir tas, neatsimenu, nei vardo, nei ko, bet čia kartais ne tas ir tas. Tai draugelis, jo, čia jis. Blėto, rimtai, jisai? Jo. Perpistai. Ir jis taip, stebėkit prikolą. Pist skambutis. Tipo, ten 2 minutės pašnekė, grįžta, sėdė, toliau šnekam, visi ramiai šnekam, kažką bazarinam, ten, žinai, tipo, ten juokiame, žinai, ir tik tai girdim, atvažiuoja, tipo, ir tiesiog taksas, žinai, senas geltonas taksi. Privažiuoja, tipo, čia mes, čia taksas privažiuoja, čia sėdi tas, ten stovi tiksliau tas bičas, ten už mūsų gal, žinai, 5 metrų. Ir taip bičiukas tiesiog iš takso išlipa su treningėliais, tokiais pilkais treningais, laisvais treningais, seniai, laisvais treningais. Laisvam judesiui laisvi treningai, blėt, paruošti. Seniai, laisvam judesiui, laisvi treningai. Opa, iššoka iš takso, bet taip greitai iššoka ir taip žvilgsnis į tą bičą, kuris skambino. Žvilgsnis į bičą, tas bičas. Taip, papruvina, tipo, kad... Ne, parodo, tipo... Kur, tipo. Jo, ir taip, pum, ir sakau, greitai, tiesiog pist. Taip, už kur skauta tvorelė, žinai. Jis užšoko ant tos tvorelės, ištraukė pistoletą, pak, šuk, atgal į taksą ir išvažiavo. Mes visi tiesiog nušovė ir mes tiesiog bėgti ir visi rėkiam, tiesiog nušovė ir tas iš vyresnių atsisuko, sako, nerėkit, blėt, ir mes, žinai, tipo, išsigandė tiesiog visi ir tiesiog pysom į koją senį. Nu, žinai, panas ten klykt pradėjo, žinai, tiesiog užšoko, tiesiog durnos, kurva. Ir mes visi tiesiog, žinai, tipo, tai realiai nušovė žmogų? Aš nežinau, sen. Neįsivaizduoju. What the fuck? Yeah. Tiesiog, gal ten duinis buvo, gal ne, bet aš tiesiog, sakau, mūsų vaizdas buvo tas, įbėgo, pak, tipo, tas bičas, nukrito, bet mes tiesiog iš karto, tipo, užsisukom, išgirdęs šūvis, matėm, kaip šauna ir bėg tiesiog. Tai va, sako, nedapasakai. Tu tokį buvai pamiršęs, kurva, detalės, pas mus tiek istorijų yra, žinok, tu prisiminiai, blėt, kaip bičas surasta tie, bet kad sušautuvo tie. Ten juokingiau biškai buvo, žinai, tipo, žinok, istorijų labai daug. Tai aš galiu papasakoti dabar savo baisiausią experience. Ir, blėt, mano baisiausia, žinai, tavo yra susijęs su dviem, ten, su vyresniais, su ten baime didžiulę gaut pizdai ir ten už savo gyvybę, žinai, bijot už savo gyvybę. Blėt, aš irgi bijau už savo gyvybę, tik aš, blėt, buvo šventė, man atrodo, naujaka. Jau pradžia daug žadanti. Bet žinok, labai, jinai yra viena gėdingiausių mano gyvenime istorija. Ir baisiausia, ir gėdingiausia. Ir baisiausia, ir gėdingiausia. Labai ir gerai. Vėl atsimeni mantelį, kurią aš dovanojau katę. Jo. Su to pačiu. Mes su juo dalyvavom šitam visam reikalė. Esmė. Važiuojam. Mes buvom Krasnūhoje. Tai reiškia, Savanorių prospektas, Krasnūcha, mes ten švenčiam gimtadienį, o švenčiam naujosius metus. Pas tokį draugelį švenčiam, kuris yra už ten kelių namų, mantelis gyvena. Aha. Švenčiam, labai daug Starkos išgėriau su draugeliu vienu, kuris būdavo neapgeriamas. Labai daug Starkos. Nežinau kažkodėl, bet pas žmonės kažkuriuo metu pas paauglius atsirasdavo tas noras Starką gert. Nežinau, šiaip trendai. Ozonė melioninė, Starka, bobelinė. Tipo, pas visus bangom trendai. Gerimas. Dabar aš negaliu pagesti. Visi baisiausi. Ir mes išgeriam, kol ėjom iš Lazdynų, mes ėjom į Krasnūchą.
Jo. Ėjom iš Lazdynų į Krasnuchą. Ir mes atėję į tą vietą, mes išgeriam bonkę litrinę Starkos ant 2. Vaikai. Nu, tipo, paaugliai. Ir aš sakau, tai mantelį, galėsiu pas tave nakvoti, jo, ir mes dažnai pas mantelį nakvodavom, žinai, pas jį ir tėvų dažnai nebūdavo, žinai, ten, kur... Tai dėl to ar ką dėdavonuoji, blėt? Jo. Ne, jis ten po to jau kitur gal. Nesvarbu. Sakau, galėsiu pas tave, jo, galėsiu, tipo, kad nevaryt namo, žinai. Jo. Aš mėgoti, ir tėvai žinojo, kad varysiu pas jį, žinai, nakvoti. Nu, davai, tipo, viso, sutarėm, kad aš pas tave nakvoju, žinai. Porą namų nuo tos vietos, kur jam. Nu, aš, blėt, įpisau tą litrą, žinai. Nes ir aš geriau... Bet šiaip litrą tokio šūdo išgerti, tai čia koma. Gali būti, kad ne litrą, atsiprašau, 0,7. 0,7 bet vis tiek, čia palata, kur vaikui. Na, čia vaikui palata. Tai mes išgeriam ir kažkaip pas mus va, tas va bičiukas, kuris sprogmenis taškas LT atrado. Vėlgi, Tomelis. Nu, tipo, jis būdavo, blėt, neapgeriamas. Jo neįmanoma apgerti. Bet Tomelis buvo vaikas. Tai taip, nu, taip, bet jo neėjo pragirdyti, eik tu, blėt, neapgeris ten, blėt, taip, neįmanoma. Ir žodžiai, ir jis, tipo, ir mes geriam tą 0,7, ir kartu su jo, žinai, geriam 0,7. Išgeriam, eidami. Nu ir, blėt, žiūriu, kad nei man, kažkaip man normaliai viskas, žinai, tipo, ir jam normaliai. Blėt, galvoju, gal čia yra šiandien ta diena. Ta diena, ne? Kai aš, blemba, žinok, paimsiu Tomelį, žinai, tipo, kad Tomelis bus paimtas ant gerimo. Nukryžiuotas bus karalius. Mes pas draugą. Igoris. Vardas Igoris, jis ten gyvena. Chatoj, tokia, nu, tipo, kaip ir namukas toks, tarp, žinai, kur, tipo, tie žmonės, kurie gyvena... Tarp daugiabučių nuosavam name. Mažiukam, tam mediniam namukam. Aš nesprantu iš vis, kaip kur pastatydavo ir tame darbė jo tos namus. Ir nuo kelintų metų ten, ta prasme. Jo. Tai žodžiu, mes va tokiam važinėjom. Okay. Daim, ir kažkaip gavosi. Mes taip pat sėdam, žinai, ir sako, mes turiu samagoną. Mes su Tomeliu, blėt. Ragausi? Žinai, kur tipo, du ale negirdi, blėt, vienintelį lygia. Aš to ragausi? Ir atrodo, kur jau tokie profesionalai, žinai, gerimo, samanės jaučiu net nebuvo dar lietės lūpom. Gyvenime. Tomeli, tu imsi, nes aš galvoju pragaut. Galų gale mes išgeriam tą visą bonkę iš tos samagono. Ir aš žiūriu, kad Tomelis man dar vis normaliai. Man dar vis normaliai. Tau vis normaliai. O Tomelis? Man dar vis normaliai. Tomelis jau, blėt, biškį įskaičiuojas. Blėsta, blėt, jo jėgos. Tomelis blėsta. Blėt, galvoju, Tomeli. Ar atėjo ta diena? Ir jis išėjo į lauką vemt. Aš dar atsimenu, jis išėjo į lauką vemt ir aš sėdžiu galvoju, blėt, jis išėjo į lauką vemt. Aš jį apgeriau. Ir aš galvoju, eisi tipo link jo, pasakyt, kad aš... Sakyk. Ne, bet čia dar nėra istorijos pabaiga. Šiaip juokinga, nes aš įsivaizduoju, tiesiog tą procesą, kur kai viskas... Seni, ir aš taip einu ir man pradeda plaukti akyse viskas, tiesiog einu ir aš jau išeidinėjau iš namų, aš matau, Tomelis vemia, tiesiog atvirai... O tau Tomelis taip var. Atvirai, man Tomelis sukasi, man yra 6 Tomeliai ir aš... Tomeli, palauk, kur tu? Tomeli, apgėriau. Jis net negirdėjo manęs, jis jau savoji, jis jau pokojo. Ir aš supratau, kad aš pasakęs, kad aš apgėriau, aš daugiau nieko nebeatsimenu. Man išsijungia šviesos, man išsijungia visa įmanoma šviesa ir man įsijungia mantelis, kuris man kitą dieną viską pasakojo. Jo. Tai aš dabar perinu prie mantelio istorijos, kaip buvo su manim. Kračiu, tu pisai realiai pagiras Las Vegase. Tu turėjai ieškot, kas tau pasakytų, kas buvo. Nu, tai dabar aš tau papasakosiu. Mantelis kalba tavo lūpom. Ne, dabar aš ne mantelė, žinai, ką aš pasakysiu. Aš dabar papasakosiu dar tą momentą, žinai. Tipo, ir aš tuo metu, žinai, tipo viskas. Man užtemo akis. Jo. Man užtemo akis. Viskas, na. Ir sako, ir dabar įsijungia mantelį, žinai. Bet aš galvoju dabar iš kur... Ne. Mantelis, papasakosiu apie mantelį vėliau, bet dabar žiūrėk. Man išsijungia akis, mano sapne aš einu, tipo, aš susitaręs esu su manteliu, kad aš pas jį varysiu, žinai, tipo, miegot, jo. Bes pas mantelį ir aš kažkaip užmigau, žinai, tipo. Aš seni. Aš guliu tiesiog, ne? Aš jaučiu, kad aš kažkur guliu. Kaip mano rytas atrodė? Aš jaučiu, kad aš kažkur guliu. Čia yra vieta, dabar aš pasakosiu vietą, kuri man buvo baisiausia, po to papasakosiu gėdingiausia. Aš bandau atsimerkti. Seni, aš iš kažkur, iš nežinau iš kur, aš bandau atsimerkti. Aš tiesiog taip pabiškitas akis atmerkinėjau, žinai, tipo,
atsimerkiu, bandau ir taip sakant, pilnai atsimerkiau. Yeah. Juoda. Ta prasme, tu įsivaizduok, atsimerk, va tai va. Ir atsimerk, tipo. Atsimerk. Taip. Va toks juodumas. Tipo, nematai. Nieko nematau. Aš atsimerkiu, aš viskas, aš gyvas, taip prasme. Tas toks jausmas, žinai, aš gyvas, bet aš atsimerkiu ir aš nieko nebematau. Aš nieko nematau, viskas tamsu, aš galvoju, pėsda, miriau. Viskas. Taip, aš miriau, aš galvoju, aš miriau, tipo, nes aš jaučiu, kad aš esu atsimerkęs, bet aš esu juodoj tuštumoj tiesiog. Bet sąmonė veikia, aš atsimerkęs, bet aš su juodoj tuštumoj. Ko eik tu, va taip atrodo, kai tu miršti. Tai yra viskas, man tokia baimė užėjo, seniai. Aš galvoju, blet, reikia pamatyti kūną pajudinti. Pajudinau kūną, žiūriu, blet, šviesos gumulėlis. Blet, sukuosi, kurva, aš pavonę, nahui. Aš kurio pavonę. Žiūrėtai, senovinė vonė. Tu tiesiog gulėjai, realiai aš iki kelių pavonę buvau tam tarpe, įsikišęs. Neįsivaizduoju kaip, iki kelienų, blėt, įlindęs po vonios tarpu, tas va vonios tarpu. Taip, tarp grindų ir... Aš ten buvau visas beveik. Pizda, aš buvau po vonės ten. Ir aš atsimerkiu sen. Ir aš taip išsiviglinau iš ten kažkaip pabiški. What the fuck, seni? Blėt, aš žiūriu. Privemta prie tūliko, biški. Labai nedaug. Aš jau suvalęs jaučiu pusę. Seniai, labai nedaug. Nu, tipo, biškutį, tokias liekanėlės. Atsikosiai tiesiog lengvai. Žiūrėk, tipo, tas skreplys geltonas, kur, tipo... Vienas, su dešros biškai gavo labai taip kosteliu. Ja, bet tas skreplys, kur, yra lūpas. Riebus tas, kur būna. Kažkur čia, 95% riebumo tas, kur guru. Kuris gyveno gale gerklės, blė, 7 mėnesius, nahui, toks... Traukė garuočių. Tai gerai, tai pakosiai prie tūliko biškį. Nu, aš biškį pavėmiau. Blet galvoju, pizdu kaip zaibys. Mantelis mane atvedė. Pavėmiau. Aš biškį pavėmiau, biškį prašau, bet aš iškart ir išvaliau, žinai, atsikėlęs. Pizda kaip galvas skauda. Viskas žopus skauda. Vos einu. Pizda biškį pravaliau. Galvoju, zaibys. No damage done, atsidarinėjau duris ir štai prasideda gėdingiausia mano istorija, blė. Atsidarau duris, išeinu ir ten yra toks, iš esmės, jūs sakot, duris, nu čia yra duris, na čia paskui, čia yra duris, pro kurias, tipo, aš čia atva, čia tūlikas, čia duris ir čia atva tėvų kambarys, tipo, pro šitas duris reikia praeiti, tipo, išeit, jos mato, kai tu praeini, tipo, į tėvų kambarį, pavyzdžiui, ne? Ir čia mantelis sėdi. Aš ateinu visas susigūžęs. Labas rytas, mantelį. Man tas ciskai mane. Tu nahui, blė. Sakau, kas? Pistų nahui, sako. Tiesiog, nenoriu šnekėti. Sakau, kodėl? Sakau, papasakot, ką darai? Sakau, papasakot. Sako, tu. Aš tave atvedžiau. Sakau, tai aš parėjau pats. Sako, pats, blė. Pats, sako, aš tave, sako, vedžiau per 2 namus, sako, aš tave vedžiau pusę valandos, sako, tu vieną žingsnį padarai tiesiai ir 9 į šoną, 9 į kitą šoną, sako, neįmanoma buvo tas prieš. Nepaisant to, kad, sako, tave taip vedžiau, aš tave atvedžiau, kažkaip tais laiptais aš neatsimenu nieko, sen. Pakėliau, sako, ir aš tave, matėsi, kad tu jau toks, kur tu galėjai, žinai, vemti, žinai, žmogų pizdavau. Tai, sako, aš tai į tūliką, žinai. Tūliką, žinai, ir palikau. Taip, ir pas nuėjau žaisti. Būkna. Sako, blet, aš sėdžiu žaidžiu, žinai. Sako, jūs, blet, girti žmonės tokie tylus, aš nesuprantu, blet. Sako, aš girdžiu kažkas vemia. Blet, galvoju, ne iš tūliko garsas eina, blet. Pizda, sako, kas čia darosi, blet. O tai tūliką uždarė, blet, bet... Ir sako, blet, aš tave iš tūliko. Sako, blet, aš tik tai išlindau, žiūriu, tikrai ne iš tūliko, iš tėvų kambario, blet. Sako, atsidarau duris tėvų kambario, tu guli ant lovos, tėvų. Ir vėmiai plokščią lėkštę, sako, blet. Negana to, sako, kad tu, blet, pro mane kažkaip praėjai, blet, kai aš turėjau viską matyti. Iš kur tu, plokščią lėkštę pasiėmei? Ta virtuvinė, kur va kepsnį, žinai. Sako, negana to, kad, blėt, sako, aš tave paėmiau, nuvedžiau atgal po to į tūliką, sako, blėt, Deivi, ką darei, aš sakiau, vemki tūliką, aš į plokščią lėkštę vėmiau. Ir taip,
Torton, žodžiu, Torton Baltic. Tikrai Torton Baltic. Torton Baltic. Jo, nachai, grinai, sėkmės. Va šitas yra. Čia taip daros dėdės. Kai jau įpis atėjus. Taip. Tai žodžiu, aš padariau manteliui. Tai žodžiu, jis sako, aš, blėt, nuvedžiau tai atgal tuliką. Sako, ačiū Dievui, blėt, sako, kad aš turėjau šlapę siurblį. Tai aš sako, viską jo, sako, viską, blėt, išvaliau. Su šlapiu siurbliu. Taip, pizdarė, aš klausau senį ir aš negaliu patikėti, kad taip įvyko. Blėt, nu ir jis išsako, aš išvaliau, aš vėl nuvedžiau. Realiai privėmėjai tėvam lovą, vemdamas ant lėkštės kažkodėl. Bet vis tiek, žiūrėk, senį, kaip veikia. Aš senį, aš tau papasakosiu. Smegenys. Vis tiek ant kažko, ne į lovą, bet į indą. Aš po to atsiminiau, kad aš sapnavau, kad aš užsimaniau vemt. Ir aš pasiėmiau bliūdą. Aš pasiėmiau bliūdą ir aš vėmiau bliūdą. Pasirodo, aš pasiėmiau plokščią lėkštę. Tai sako, mantelį, žinai, tipo, nuvedžiau aš tai atgal, tipo, į tuliką, padėjau, žinai, išvaliau, sako, blėt, valandą laiko, žinai, valiau tą lovą, nes ant lovas buvo, žinai, viską, žinai, tai sako, su tuo šlapiu siurbliu, viską, žinai, nuėjau toliau gaming, blėt, girdžiu vėl vėmę. Pizda, galvoju, nu nahu, žinai. Nu, sako, išeinu, žinai, lygiai tą pačią lėkštę. Eikcona. Antrą kartą vėmiau lygiai tam pat, aš vėl praėjau, patyliukais. Sako, kol aš tave vedžiau, tu buvai kominis, sako, tu bu. Tai žodžiu, aš dar kartą tai padariau. Taip, aš dar kartą nuėjau, dar kartą pasiėmiau lėkštę ir dar... Čia mistika, ta prasme, kažką užkoduota, blėt. Pizda. Tai žodžiu, aš va tokia mano istorija, man buvo ir baisiausia, ir čia yra gėdingiausia mano istorija visai Lietuvai. Aš prieš jūs nuogas. Duda, geras šiaip. Tai va. Nu, aš su vėmimais turiu irgi, bet gal gėdingesnė, kai prisišykęs esu kelnes šiaip. Bet vos gerklinė sustoja, po... Tau nebūna taip, kad kartais kažką netaip padarė, atrodo, kad čia kažkoks guzikas? Kažkas, žinai, taip, kad netaip pasistato gumulį, atsiprašau. Kai esi, čia aš turiu įtarimą, kad čia tas visgi, tas geltonas. Tas jau kur, bet jau čia netoli. Jeigu jis tau čia, tai jau žinau. Jis jau man po savaitės eis. Porą gerų atkosimų Jankelėną kartą užmėsi man. Kažkam žaist. Ženkliukas. Jis su garsu, jis išeina kažkur. Bet jeigu jo nepamatysi, nes jisai prikimba taip, kad pizda. Jis pada sudžiuva ir kaip rutuliukas, nes tai labai tankus. Koncentruotas labai. Jo, tai man su... Ne, šiaip žiūrėkit, man įdomu iš tikrųjų paklaus bernų pradžiai su taim padiskutuoti. Ar čia tik tai man taip yra, ar kaip? Pasižiūrėku pastoviai. Ne, taip iš šiek tiek kita diskusija. Tai kad aš, kai nuvarau kur nors į pardę, nu pavyzdžiui, dabar buvau senukose, važiavau ieškoti ant dekoracijų, dar kažką senį. Aš tik įeinu į senukus, pasikraunu į tą kašikuką, blėt, prekių. Kašikiuką, jo, prekių ir viskas, na. Ta krepšį jau padėjęs, palikęs, kad nieks nenupistų pasistatęs, aš bėgom, užgniaučias kepalus, į tuliką šiek. Man yra toks dalykas. Mano tėtė tikrai yra, žinau, atvantelį mano broli, man irgi yra, kad kai tik nueini į kokią nors pardę, jeigu aš dabar kai kur nors varau, aš stengiuosi pašik prieš varydamas, nes kai tik aš nueinu kokią pardę, nesvarbu kur, Akropolis, you name it, aš, labai realu, kad peilio aš vienim vaikščiosiu, nes, tikrai apsišiksiu. Man yra toks dalykas, kur išeinu į miestą kažkur, tipo, į partijas, man, apsišik. Ar tau yra tas pats dalykas su apsišikimu? Aš pasakysiu taip, čia gal žmonės pakomentuos, bet pas mane yra taip. Kai aš rūkydavau, Terėja, pas tai bus, žodžiu, mes skiriamės kaip žmonės, labai skiriamės. Tausia, mes esame iš skirtingų planetų dėl to, kad aš rūkydavau, tu ne. Ir man visą laiką tas rytinis parūkimas ir kavos išgerimas, tai aš apie tą nekalbu. Tai jis man seniai gvintas visą laiką atlaisvina. Tai tie žmonės, kurie rūko ir išgeria kavytės, jie ant tiek išsituština. Man kava tą patį daro, žinok. Man kava daro tą patį, jo. Bet aš kalbu ne apie... Svarbu, tipo, ne, aš galiu nieko negerti, galiu vandens gerti ir aš noriu įsiparti ir apsišikti, iš karto. Jau aš suprantu, jau viskas, jau prakaitas, pašiurpės visas prakaitas bėga jau. Pas mane seniau tai būdavo. Bet čia mokyklos laikais. Aš irgi bandydavau mokyklos laikais išsišikti, tipo, kad eičiau į mokyklą. Tipo, aš tik daidavau, aš visą laiką, aš tiek kartų apsisukęs pisės atgal. Bet čia, žinai, tavo atveju yra ten į pardės kažkur, o aš tiesiog eidavau į šūlę ir eidamas
tipo, apsisuku ir pisu atgal, nes suprantu, kad nenunešiu ir neišlauksiu pamokų, kad eit, nes, tipo, reikėdavo pist atgal šūlę, tipo, pist atgal namo. Kad pašik. Jo, seniai, nu čia pats baisiausias dalykas, tai jūs dabar čiūčiu šikat šūliuose. Pas mus, bet seniau skylės būdavo. Tai jo, bet tai šitą ir šūlėjau, tai ką tu darysi, nu, tu prie tų ne, tai aš seniai... Šikytą, nu, į tą skylę šiek. Aš tau pasakysiu taip. Ateina laikas, tu šikinės, ta prasme, nes nėra ką daryti. Jo, reikia. Bet jeigu tu turi pasirinkimą, tai laikai. Ble, tu darai, ką nori, tik nešiksi šūlį. Nežinau, gal pas tu jūs kitaip. Nežinau, kažkaip, ble, neatsimenu jau su to šikimo šūlį. Man atrodo, šik, tiesiog nori, žinai, ir nešikti. Ble, jeigu kas dar pamatys, ble, kaip gėda. Ta prasme, tu čia, jeigu tau pasako, tas ėjo šikt, pizda. Jo, mokyklai tai gėda. Ta prasme, tu mokyklos gėda esi, ta prasme. Tu esi mokyklos gėda, tas ėjo šikt. Aš mačiau, namie, ble, sėdi ir šik, žinai, tas yra keista iš tiesų ir dabar čia. Bet tai čia, žinai, tais laikais tokie būdavo vienas ar kitą pastumą. Nu, vėlgi, panetkės. Tai man šitas įdomu dabar klausimas. Iš tikrųjų, gali žmonės parašyti, kaip yra Bernams to apsišikimo, nes man baisiai būna šiaip juokingas tėvuku. Pyzinė kur nors su tėvuku, kažką šnekėjai, jauti, kad vieną šnekėjai. Atsisukė kurva į tėvuką, tėvukas kur nors pasirėmėsi kokią lentyną, kojas, taip, apisęs sukryžiavęs, jau stovi ant šono ir sakai, šiek nori. Tu, nustumsi pala. Jis sakė, žinai, jis prakenčia kažkaip žodžiu, jam paskui nusimuša. Technika. Jo, jis žinai sulaiko. Nėra nieko baisiau, nei tas žiūrėjimas į vieną tašką. Žinai, kur tipo jau tiek kovoja, kur tipo tas... Ir dar supranti, tą šūdą, tai šūdą sulaikyti gali, jeigu jis yra, nu, pavidalo kietesnio. Bet tu neduok, dieve, biškis didesnis. Sakai, nu, tu kurva, tu gali būti užspaudęs, jau tu vis tiek jauti tą košę. Yra, žiūrėk, yra... tam tikras limitas nu, tipo, jo... Kiek gali prilaikyti? Nes, tipo, tu darai tas duris, ne, tipo, ir tu darydamas duris, kiekvieną kartą minkštinį. Jis tas laikrodis sutiksi vis tiek. Taip, tu turi ribotą laiką, nes duris varstomos, jos vis tiek kažkada prasivers. Vyriai, jie rudyja. Tipo. Ir visada skau, tas yra, kad tas jo dar tas keistumą ir man kaip tyčia, bet laiką, kai išeini kažkur pasitaiko, kad, ble, nu nesugaudysiu jo. Nebus tas, kur, žinai, jau aš geriau kurva kruvinais raukais verkčiau iš skausmo šikdamas, bet žinau, kad neapsišiksi, o čia tas, kur būna tyrelė, žinai, kur vaikam duoda mamos, ble, 3 mėnesių, žinai, tipo tokį lygį. Nu ir žodžiu, man buvo vieną kartą, kad tiesiog... Nu, gal gėdingiausias, šiaip čia sakyčiau, dabar galėčiau vardinti dalykas. Aišku, jo nieks nežinojo, bet dabar sužinos. Prisišikau naktiniam klube į triusikus. Mes, kurva, rimti bachūrai, pizdom į materkę. Karoči, kai buvo dar tie laikai, kai rusiškas šansonas ir visa kita būdavo zaibys, varydom į materkę, šočiu mes. O materkiai, materialistai, tokia situacija yra, kad kurva debiliškai su tūliku, žodžiu. Tūlikas yra taip ateini, nu kaip visada aišku yra eilėbelė kokia, nes į tūliką eina, nu tikrai nemyšt, kurva ten ir tos eilės susidaro, žinai, ne dėl myžimo. Yra pačiam gale materkis. Ai, nešniuoja, ne? Jo. Karoči yra pisuarai, į pisuarą neįsitries, nu žinai, nu nesąmoniai triesti pisuarą. Taip. Tai nepritriesi. Gerai, turi stovėti bendroje eilėje. Šiaip dabar, kai galvoju, tiesiog galėtum tu pasakyti, žiūrėkit, Hebra, žiauri man blogai. Bet šik nori, žoskit. Tipo, blogai davai, man su pilvu, leiskit man, tipo, praeit greitai užlys prieš šitus, bet ne, aš, tipo, stoviu, galvoju, kad irgi dar atlaikysiu. Nu ir, tipo, stoviant laiptelių, taip, materkį tūlika būtų taip, kad stovi pakila, tada laiptelį žemyn ir į dešinį jau tūlika, žinai. Nu ir aš jau ant tų laiptelių stoviu, prieš mane gal ten 5-6 palanus, kažkas ten visi, tipo, už manęs jau žmonių dafoje. Jo, visi jau ten hi-hi-ha-ha, kas ten kažką geria, kas aš šnekasi. Aš jau kurva tokiam tunelį. Loktin. Jo, tokiam tunelį. Ir jis vis siaurėja. Užgnybęs jau ir koja pakryžiavęs stovi ir laukiu, kurva, kaip čia kas ką, žinai, kad greičiau stovi, pasileidži biški žemintais laipteliais, jau lyg ir laikau. Nu ką, kurva, laikai. Tu paleidi tiesiog, tu paleidi laisvą, iš to bėgių laisvų. Pilna subinė, kurva, šūdų. Pilnutėlė, nahu, iki gumos, kurva, pritriesta, nahu. Pilnai prišikta subinė, kurva. Dabar yra 2 dalykai. Labai svarbus 2 dalykai. Tu turi mažai laiko, kol užsiuos, senė. Čia yra numeris 1. Nes tu pradžiai prisišykęs dar... Ekstra mažai laiko yra, nes kas yra su tryda baisiai smirda. Ir jinai laša. Ir
pas mane jinai nepersisunkė, supranti, nebuvo tokia skysta, tokia biški buvo su, tokia kaip iškramtytas kotletas, kur važinai, kur tu, plekšnė. Kur aš iškramtyčiau kotletą ir tau į burną įleičiau, tai va toks maždaug, žinai, koncentratas. Dar ne vandenilis. Ir biški dar tos struktūros, tekstūros. Ir kitas dalykas, dabar reikia jau man greit, aš iš karto, žinai, į galinės kišenės nahu rankas sukišu, atitraukiu džinsus, nes vakaras dar tik įsibėgėjau, o aš jeigu leisiu prisilies triusikam su tryda prie džinsų, seniai, tai bus ir trydaliniai džinsai, kurva. Palauk, vakaras dar prasidėtų, dar planavai likt, blėt. Seniai, aš ir likau, pizda, aš ten judėjau. Tu pilų tempų prisišykęs likai materkiai, blėt. Seniai, tu atjudėjai, kryto dar materkiai. Tai klausyk. Pasakok, prašau. Tai viskas, man reikia, supranti, dabar aiškiai yra užduotis atitraukti džinsus nuo šiknos, kad neprisigertų kurva į džinsus. Ir viskas, ką aš. Tas džinsiukus atsiraito, es ten kurva ir rankas įmedęs kažką ten. Laukiu, eilėje. Darausi jo, kad greičiau prasprūs ir aš galvoju, blėt, jaučiu tiem iš galo, Jaučiu. Bet čia, žinai, jau toksai, jau aš kaip ir netoli tulkų, galvoju, gal čia, žinai, gal nesupras, gal kažkas iš vidaus. Gerai, nežinau, šiaip gan greitai, kokias 5 minutės kažkas tokio, man pavyksta eiti į tą kabiną. Blėt, aš einu tą kabiną, seniai, džinsus nahui. Žiūriu žalą. Tipo, stebėt žalą reikia. Jo, supranti. Tipo, ką turim? Ką daryti, kur džinsus nusisegu nahui, ant kabliuko pasikabinant tų durų džinsus, subinėjai, kurva, net neįsivaizduoju, kaip man pasakyti priešitą, bet, blėt, kašio kamuolys išsileidęs subinėjai, kurva, priešikta, nahui, baisiai priešikta į tą subinį, supranti. Aplinkui aptepė. Ką dabar supranti daryti? Žirklių tai neturi, neis nusikirpti triusikų, turėsi reiškia mautis. Vėl susiduriam su kokiais pavojais. Jeigu aš brauksiu, eis kaip tinkas per kojas. Visur liks. Ką daryti? Tai atsėdo ant to tūliko. Sėdo, aišku, ant tūliko taip, kad tipo... Seniai, tas kur per viršų, tiesiog per viršų. Tipo, jo sėdi, bet sėdi taip, kad atvertinėjai gumą, kad tipo išleistų į tūliką, nes, jeigu ištrauksi, tai ten viskas, žinai, grindis. Tu darei origami metodu, ne? Jo, tipo, taip. Susukinėjai. Taip, atlenkiau, žinai, ir jau ten kažkas iškirto. Dar vietoj dašikau. Ai, dar ant viršaus užmečiau, žinai. Dašikau. Jo, tai nukrito, karočią, jau tos triuskas kaip ir pasimano, ir pizna, realiai, gėda baisi, nahui. Priešikti tie triusikai pilnai. Tu laikai svorę jau triusikas. Jo, priešikta pilnai, tiesiog, ir ką daryti. Gerai, tai pavyko, iš tikrųjų, ačiū Dievui kažkaip, kad ištraukiau, žodžiu, liko gulėti čia, tas vienas triusiko kalašą, kitą kažkaip ištraukiau tą koją, saugiai, žinai, neįsišūdnės, o tą jau kitą, tipo, tikrai nusimoviau neįsišūdnės. Bet tavo vietrungė vis tiek jinai turėjo turėti žalos. Tai čia vis, žinai, o taip, blėt, šiaip gaila, kurva, nusipirkęs feikinius, išskelbė LT Calvin Klein triusikėlis, blėt, su gumo tokia sidabrinė, kurva, žinai, raudonas. Galvoju, kurva, kokia merga, blėt, galvarys šiandien, nahui, tie triusikėliai. Nahui, priešikti triusikai, kurva, kokios mergos, blėt, subinė išsivalyk. Jau te lieka tiesiog, blėt, Long Islandais, nahui, pripist, nahui, ir būt bomžu. Viskas, kurva, būt krypit, žūt. Jo, nebeturėjo ką praras, nahui. Gerai, tai tuos triusikėlis, kurva, įmeti tūliką, žinai, susukęs ten kažką. Dabar, kurva, ir kita problema. Tai, kaip šikną nusiplauti. Tai žinai, jogi subinė tai pilnai, kurva, išgleiziota yra, nahui, glazūra ant subinės yra šūdo, ką daryti dabar, žinai. Tai pobiški, gremžimo. Tai su tuo tualetinį, realiai, dahuja išnaudoju tualetinį, bet tipo valiau, tada atsimenu, nuleidau vandenį tūlikę, tada... Blėt, nebuvo tas, kur bubau. Aš, tipo, palaipsniui, biškai įmetu, nuleidžiu, žinai, kad neužsikėmė. O bet triusikas pats iš, tipo, jis... Ne, triusikas tai šikšlekė šalia, aš palikau kitiem dovanų. Tu kažkam... Blet, žinok, kažkas tipo deda šitą žiūriu. Eik, tu nahui, tipo... Calvin Klein, blet. Blet, kas prisišyko? Prišyti feikiniai Calvin Kleinai materkiai, nahui. O tu primes, kad kažkas... O tai koks aš net? Jo, tu tik ką, ir žiūriu, kur aš nuotaika dingo. Net nenoriu, blet, jau čia. Tu išgydėjai, pavyzdžiui, jis dabar nebešnioja. Tikėkimės, kad taip ir yra. Tai va, tada, žodžiu, nuleidau vandenį, kad būtų švarus, aš pašlapinu biškį tualetinį popierį į vandenį tą, kur... Blet, va čia smart, aš ir galvojau, kad kuriuo metu tu padarys tą nuleisi ir tada tipo tą tokį makt, vup. Taip, tada prasiplojau taip tą subinę. Nes negalvojau, neįsi į kriauklės, tipo... Ten neina, neįmanom, ten atver viskas, apsimau džinsų, žinai. Bet tu ilgai čia operacija ilga buvo. Ble, žinok, aš stengiausi greit, aš manau iki 10 minučių. Tai tas pats, ar šniauti ar subinę valyti. Žinai, tas pats principas. Ir išėjau, užsimoju džinsus, rankytės nusiploviau, pas Hebra, lyg nieko, nahui. Vakaras praėjo puikiausiai, 6 ryto, grįžau, nuogų bybį visą vakarą materkį atjudėjau. Bliat, va čia. Like, uždėkit ir subscribe. Va, esu tokie supis. Ir esu prisišykęs dar prie mokyklos. Bet
Ne, žinok, tas, važinai, tas prisišykęs, aš dabar galvoju, čia yra labai normalu. Čia žiauru, man dabar yra normalu, bet aš važiavau vaikam paskaitą, ves kaip... Tu, blėt, tu suaugęs būdavai? Taip, seniai, vėl čia, kur man, kokių 6 metų kuo tolin, tuo tau blogiau analas. Vieną kartą, blėt, važiavau, iš centro važiavau, turėjau sustoti prie Sluškų rūmų, blėt, čia, kur yra Akademija teatro. Vidury dienos iš mašinos iššokau, nusimau prie rato mašinos, pritriedžiau, nes būčiau prisišykęs kurva mašiną. Čia vidury dienos, seniai, bevažiuojant namo, nahu, iš centro. Neturėjau ką daryti, viskas iššokau, nahui, prie rato, pritriedžiau kelnes atgal, pohui, jau tas subinė užsimojau. Kas prieš Luškų buvo, tai... Taip, važiuoju, kurva, gerai, kad automatas įsirėmė, žinai, vieną koją tą pakėlė. Pizda, man teko taip šokti. Nahui. Taip, nahui irgi šokti. Su apsišikimais yra nahui. Blet, čia dabar tokį užvedė. Aš tais vaikais irgi, kurva, yra. Nu, pizda, pakvietė mane, blet, į tą vaikų kažkokią mokyklą praves. Mokyklos naktis, kur būna. Pakviečia, kurva, mane kaip žvaigždė. Papasakot savo sėkmės istoriją. Atvažiuoju tą mokyklą, aš ten, blėt, žinai, gerai, sėkmės istoriją pasakot. Sėdžiau, savo audinėliai tuo metu, kur, žinai, žiūriu ten, aktų salė kažkokia ten, vaikai šokinėja, ten šviesos mirksi, o čia kaip ir mano neužilgo bus įleiti tą mokyklą, bet dar tą kažką stoviu. Taip, sėdžiu prie tavo ir ragelis krolinu, taip, kurva. Tas pilvuks jau, kurva. Ui, ir nahu, iš karto užspaudžia sąrėmis kažkoks vėl. Aš lyg toks ir... Bet jie staigus. Seniai, jie kurva atrodo, kad tu vėlinį šeptį prarėjai. Toks momentinis, žinai, pisa iš karto. Nu, aš net taip, tiesiog pisa ir viskas. Ir aš net nesureagavau, tipo, kas čia vyksta, žinai, kažką. Ir aš toks jau suprantu, kad, blėt, apsitriesi tuo realiai, nes tu jauti, kada yra trydos skausmas, kada šiaip šūda, tipo, tu jau kontroliuoji, tu supranti, kokio rimtumo situacija. Kokioje situacijoje tu randėje, žinai. Nu ir man šitas, kurva, žinai, pul. Pizda, aš jau tada taip, to supinė greitai, jau tą telefoną lyg kažką, pasilenkiu į tą daiktadėžę, pažiūrėti, ar ir popierių, žinai, ir nėra, kažką jau atsilenkinė ir, įtriuosi, ką jau jaučiu. Nepilnas sąstato, bet jau jaučiu, kad įtriusi, jau toksai, kur, tipo, biški pakyla guziukas, toksai biški, žinai, tarp raukų, toksai, eik tu, viskas. O kėdės tai neodinės, kurva, tai negaliu jau sėsti, nes jau ištorim. Kitas dalykas, blėt, negaliu sėsti, aš dar 2 valandas sėsiu paskaitą apie sėkmingą savo gyvenimą, kur ką tik kurva įtriskus prisitriedžiu prie mokyklos. Nu, aš taip iš tos mašinos, kurva išsiropščiau, žinai, pakėlė subinę. Žiūri medis, kurva yra prie... Ir žiauriai, tiesiog juokinga, na. Blėt, prie vaikų, kažkur, žinai, medis stojo kažkoks, blėt, ąžuolas, mokyklai, kurva. Vaikai, žinai, šviežiai. Už nugaros vaikai ten krykštoja, laukia manęs, kol aš teisiu. Aš iki čia, kurva, nuoga subinė, stupro, kurva, į tą medį braižos įrėmės, kurva, žinai, įsispyręs išsivaigų, kad netyčia dar nenuslyščiau, kurva, nes dar įkrisi to šūdus. Ir tai, kurva, prie to medžio ištriedžiu, blėt, pasižiūri tuos 3 kėlius. Nu ir tos triusikos, tas rutuliuks jau, ta prasme jau ir, žinai, gerai, pareini tą mašiną, kurva, atsisėdu prie to vairo, tas džinčiukas, kurva, nusimauna tos triusikėlius, nu seniai, nu priešikti vėl, priešikti triusikai. Bet kelnes tos pačios liko. Kelnes tos pačios, tie triusikai išikti, nu tai kurva neįs, aš nesidėsiu. Eik, tu, man, blėt, va čia, va yra, va pizda, nu aš nežinau, kaip aš suprantu, prie tų medžių nubėgi kažkaip, nežinau, nu aš jau galvočiau, aš jau būtų seniai. Tipo, va po šito momento, ne? Tipo, aš jau trasoju, tipo. Aš jau pritriestais triusikais trasoju važiuočiau ir galvočiau, bipeš dėjau ant tų vaikų. Tai jau čia ir yra, ir tada aš suprantu, einu jam tą istoriją, pasakoju, koks čia esu sėkmingas influenceris, kur ką tik kurva prisitriedžiu, aš pas jūs, jie net nežino, dabar gal jie, kai žiūrėsiu, žinos, prisitriedžiu prie mokyklos vaikų, kur vaikelnės ir jau pasakot savo šūdiną sėkmės, blėt, istoriją, žinai. Bet žinai, kas yra, viskas yra juokinga, bet iš tikrųjų, tuo pačiu yra ir, nu labai liūdna, nes tu suvoki, kad tu esi suaugęs vyras. Ir tu nekontroliuoji tokio dalyko. Tu literaliai prisišiki kurvai kelnę. Tu esi suaugęs vyras? Ir tu prisišiki kurvai kelnę. Ir čia supranti, šitą vietą... Ir tu savo reguliuoji kaip gyvena. Yra liūdna. Nes, nu, tu kurva supranti, kad... Nu, blėt. Nu, tu suaugęs žmogus. Nu, negali tai būti. Tu negali prisišikti. Kada ateis tas laikas, kai tu kontroliuosi, žinai, save? Neteis. Ir tikrai neteis. Seniai, kuo toliau, tuo blogiau, blėt. Tikrai, nu, tarsi, aš klausau, man taip liūdna klausyti, taip liūdna už tave, žinai, kad tau taip yra, nes aš atsimenu tiesiog, aš mokyklą lygiai taip pat galėčiau mane šiklim pravardžios, kur visi. Galimai. Nu, bet tikrai. Po antradienio mane... Bet žiūrėk, dabar va, čia visi žiūrės, blėtis nenori. Nu, tikrai ir prisišikus. Į vidų giliai pagalvoti. Bernai, kur tikrai nepiskit prot, esate tikrai prisišikę ne savo norų į kelią. Mergos, blemba, mergos irgi. Blėt, jo, blėt. Ta prasme, mes nežinom, man yra pasakoju senė, blėt, aš norėčiau, panų istorijų, ta prasme. Prisišikę, blėtos. Bijo, bet senė, žiūrėk.
mergos, man kaip papasako iš mergų tūliko istorijų, yra, čia turėtų būti atskiras, blėt, gyvenimas. Tiesiog atskiras podcastas turėtų būti vienam tam. Blėt, išikti tamponai, blėt, pakabinti ant sienų, blėt, ir prirašyta, blėt, Milda. Nu, tipo, iš šūdo. Nu, tipo, jos ten, blėt, pizda, kaip gyvena kitaip. Ir mes dabar čia, prisišikome kelnes ir gėda. Žinok, sakau, nu, tu irgi tikriausiai esi girdėjęs istorijų iš mergų tūliko. Nu, tai va, tai šiaip įdomu būtų išgirsti iš mergų, ir iš bernų, ir iš mergų istorijų tiesiog apsišikimo. Arba šiaip kažkokiu tokių. Aš tai galvoju, dabar va jau pabaiga, tai galvoju, gal žinai, ką reikia dar paprašyti. Šiaip iš tikrųjų visai pagalvoju, kad įtrauk pabandyti žmonės ir paprašyti norėtume žmonių, kad, žiūrėkit, jūs galit komentaruose drąsiai parašyti, kokią temą norit, kad mes paprašytume žmonių. Kad, kokia tema norit, kad mes paprašytumėm žmonių, kokia tema jie mums atsiųstų temas. Ne, puikiai, Grand Tortal. Tortal botų. Ne, tiesiog parašykit žodžių komentarą, kokią norit temą, kad mes pakalbėtume ir būtent vat, kokių laiškų iš žmonių galėtume paprašyti, kad atsiųstų mums. Nes mes supratom, kad mums nėra nieko juokingiau, kaip žmonių laiškus ir žmonių istorijas. Švogeri! Va, blėt, ir švogeris. Švogeris. Ei, blėt, žinok, džiaukis. Džiaugis, aš dėdė negirtas. Nenujungiam dar švogerį, blėt. Tai žodžiu, nieko nėra juokingiau nei žmonių laiškai ir jų istorijos ir jas apžvelgt. Tai čia yra wow. Tai bet galit komentaruose parašyti, kokias temas norėtumėte ir kokius laiškus ir šiaip. Turėsim savaitę off. Tai. Turėsim savaitę off, o kitą, kaip ir minėjom, susimatysim kitame podcast'e ir tenai kalbėsim apie kalėdinius dalykus, irgi bus tema. Žodžiu, sekit mūsų Instagram'e, pamatysit, kada mes užduodam klausimą, galėsit parašyti savo istorijas. O šiam kartui, kol neapsišikau, manau, kad... Aš jau raukia, nežinau kodėl, bet raukia, sako, jau kažkur jau skubės. Kažkur skubės. Kol neatėjo ir neprasprūdo, tai manau, kad šiam kartui turėjom ir baisę, ir šūdiną, ir gėdingą. Realiai šitam podcast'e, seniai, mes daugiausiai apie save atvėrėm kortas, kiek tik įmanoma. Ir ačiū Dievui, kad dar nežiūri tiek daug ir kad žurnalistai nerašo visų šitų dalykų apie mus. Bet įsivaizduok, kaip straipsnį tai atrodo. Kitą savaitę straipsnis. Davidas Aliūnas miegojo po vonę ir visi sakytų, eik tu nahui, tai jau paslydo dabar, va. Davidas Bendžius prisišiko triusikus naktiniam klube. Taip ir žinojau, kurva, kad dabar matėm, tai buvo karma, žinai. Tai va, kad to nebūtų. Spaudžiam dešinę ir pasimatom kitam podcast'e. Peace. Vanytis, ate.